parodoje, atsimenu, 3 valandas stovėjau prie vieno kliento, kol galų gale sukirtom rankomis. Ypatingai mane erzina tai, ką aš dariau, kai buvau jaunas pardavėjas, tai tas atkaklumas ir įkyrumas, ne? Laukdavom, kol tinkamas žmogus eis į tualetą ir tada bent jau jis išeina iš to apsauginių zonos, su juo kažkiek pasikalbėjai. Ten tikrai gerai su žmonėm yra. Aš labai džiaugiuosi, kokią aplinką turiu tenai ir kokias galimybės turiu augti. Bet pagrinde yra žmonės. O jeigu aš būčiau pasidavęs, būtum likę prie seno, greičiausiai nieko nebūtų vykę. Tai vat ir mąstymas, kas yra pardavėjo siauras ir vadovo platus. Iš tos situacijos tikrai labai, labai išmokau daug. Vat kai atrandi tą, kas kitam žmogui patinka, pardavimai gerokai palengvėja. Ir čia tas nepasakoti, koks aš kietas, koks fainas, geras pardavėjas, bet vat ką klientas iš tikrųjų mato manyje. O aš supratau, kad jau aš dabar vadovas, aš jau turiu duoti kitam daryti, jau aš nebe pardavėjas. Viskas, mano rolė pasikeitė, jau raminkis. Pardavimai. O kada paskutinį kartą kažką pardavėt jūs? Tai tinklalaidė su pardavėjais apie pardavimus. Šiandien svečiuose 14 metų patirties pardavimuose sukaupęs, nuo šaltų skambučių iki komercijos vadovo Mykolas Monkevičius. Kas yra širšė arba televizorius, kaip patapti iš pardavėjo vadovų ir kalnas kitų istorijų ir patarimų, kurie praturtins tiek norinčius tapti pardavėjais, tiek esančius pardavėjais, tiek pardavimo vadus. Gero žiūrėjimo ir klausimo. Laidos draugai ir rėmėjai, mano bičiuliai, Hemes – tai vienintelė Baltijos šalyse pardavimų profesionalų atrankos agentūra, kurios darbuotojai yra buvę pardavėjai, todėl puikiai žino, kaip atrinkti gerus pardavėjus visoje Europoje ir Amerikoje. Mielas pardavėja, prieš dar epizodą noriu trumpai paprašyti jūsų laiko. Virš 90% jūsų vis dar neprenumeruojate šito kanalo, tad labai nuoširdžiai norėčiau jumis paprašyti tai padaryti, nes tai man siunčia žinutę, kad šitas kanalas ir visa tai, ką mes darom, yra prasminga ir vertinga. Ir taip pačiai už mažiau nei 10 centų per dieną galite patapti mūsų YouTube'ės kanalo nariu ir gauti šūsnį įvairių dalykų už tai. Tai ačiū ir gero epizodo. Tai klausyk, pradėkim nuo to, kaip save pristatytum vienu sakiniu? Turbūt žmogus pardavėjas, tuo pačiu tėtis viename, vyras viename, turbūt taip apibūdinčiau save, jeigu reikėtų tik vienu sakiniu, bet vienu sakiniu neišeina taip paprastai. Sužinosim mes per artimiausią laiką, kaip tave galima apibūdinti daugiau negu vienu sakiniu. O kad jau paminėjai pirmą žodį pardavėjas, tai ar gali papasakot, koks buvo paskutinis tavo pardavimas? Va čia ir yra toks niuansas, kad aš pardavimus laikau ne vien tik tais kažkokio tai produkto ar daikto pardavimo. Aš tai laikau labiau kažkokios minties, idėjos arba energijos perdavimą kitam žmogui. Jeigu žiūrim tik tais fiziško daikto pardavimas, paskutinį kartą buvo prieš gal keletą dienų Vinted, tiesiog pardaviau knygą. O plačiau žiūrint? O plačiau žiūrint, jeigu taip grinai aš pardavinėju kiekvieną dieną. Aš tai laikau, kad tai yra kažkoks savo minties, idėjos perdavimas kitam žmogui. Man svarbu, kad tuo metu abu žmonės žiūrėtų į tą pačią pusę. Tai kad vaikas eitų persirengti, kad jo nereiktų perrengti. Čia buvo pardavimas, savo darbuotojams pardavinėjau idėją, kaip reikia tinkamai dirbti. Aš kiekvieną dieną darau pardavimus. Pat taip. Puikiai. Nusikelkim į pradžią. Galbūt atsimeni, kokie buvo tavo pirmieji pardavimai ir nebūtinai tie jau profesionalus, kada pardavėjai daiktą arba produktą, kur tavo užduotis tokia buvo, o kada tie bendrieji? Patys pirmieji. Pirmos užuomazgos prasidėjo gal kokių 7-8 metų, kai buvau su Puske per mamos dieną pardavinėdavom tulpes prie kapinių. Būtent tik tais tą vieną dieną.
tulpės gražios, vaikai pardavinėja, iš mūsų tikrai daug pirkdavo, išparduodavom beveik viską. Čia pirmieji. Vėliau kitos užuomazgos buvo, kai per Work and Travel į Ameriką važiavau. Tada dirbau parduotuvėje ir reikėdavo pardavinėti omarus ir būtent mane paskirdavo pardavinėti būtent tuos omarus, jos gyvus, paskui mes juos išverdam. Tai man duodavo būtent tą pardavimą padaryti, nes sakė, aš gana gražiai tai darau. Ir tuo pačiu Amerikoje buvau naktinis padavėjas rimtam restorane. Tai tada labiau padavinėdavau, negu kad pardavinėdavau. Bet tokios pirmas užuomazgos buvo. Tai jau čia buvo 20 kažkur metų, o į pardavimus aš net neplanavau eiti. Iš tikrųjų, aš turėjau eiti į banką arba į draudimą, bet pats gavau labai gerą pardavimą ir atėjau į įmonę. Prieš žengiant į šitą tavo gyvenimo etapą, įdomios dar tos visos 3 patirtis, kurias įvardinai. Ir tikiu, kad nebūtinai sąmoningai kažką darei tada, bet galbūt kažkokį tu jau treningą, kažkokius mokymus turėjai Amerikoje. Ten reikia, kad šypsotis, ar reikia ten paklausti, gal didesnį norėtumėt, pažiūrėkit, kaip šypsos, whatever. Tai ar kažkokį jau treningą tada turėjai pardavimų, o jeigu ne, ar retrospektyviai žiūrint, galbūt kažką naudoji iš metodikų ar technikų, kurias tu dabar žinai. Taip. Gal pačių tokių treningų ten nebuvo. Labiau mus apmokė, kaip konfliktinės situacijas su girtais žmonėmis elgtis, kad nekvies policijos, tu prieini ir sakai, kad žinau, kad šiandien yra reidas ir tyli, tada žmogus tikėtina, kad susiprotės nevairuoti išgėręs. Bet aš labiau už tų pardavimų išmokau. Aš pirmus metus, kai buvau padavėjas, tiesiog dirbai ir kaip dirbai, kaip mokė, taip darai. Bet tada aš sutikau tokį rumūną, labai gudrą. Ir sako, Mykolai, tu šiaip esi geras, bet jeigu nori būti geras, būk iš savo pinigų. Ir davė keletą tipsų, gali sakyti taip. Ir tie tipsai ėjo, fantastiškai. Jisai sako, pirmas, tavo introductionas labai netinkamas. Tu atvažiavai čia, pasakoji, kad nori išmokti anglų kalbos. Nekabina. Sako, amerikiečiai yra visai kitokia kultūra. Sakai, kad atvažiavai išmokti užsidirbti pinigų mokslam, koledžai, pasako koledžai, jie ten ir tada viskas bus kitaip. Ir čia geras pavyzdys, nes turi žinoti savo klientą, tas know your client. Tai pradėjau sakyti, kad atvažiavau čia išmokti, užsidirbti pinigų koledžai. Padidėjo gerokai tips. Tada, kad reikia žinoti vieną produktą, kuris tau tikrai labai patinka. Labai patinka, kad aš nuoširdžiai patiktų. Nuoširdžiai patiktų. Ir taip gavosi, kad buvo toksai seafood trio, kiekvieną rytą vis skirtingas trijulė žuvies ir tą rytą jinai pagaunama, atvežama, aš netgi rytais atvažiuodavau, matydavau, kaip tą žuvį paruošė. Ir iš tikrųjų patikėjau pačiu produktu, man labai patiko. Ir jau klausdavo restorane, tai ką rekomenduoji, man tada automatiškai eidavo aš tą seafood trio, taip. Ir jis pasirodė, yra vienas brangiausių produktų restorane. Šitas būdavo labai gerai. Tada trečias toks komandinis darbas. Aš, atrodo, dirbdavau tik tai savo tam zonoj ir viskas. Bet man paaiškino, kad jeigu negali grįžti į virtuvę tuščiom rankom, tu turi kažką paimti. Jeigu eini ir matai, kad kolegos stalas apkrautas, tu jį paimi. Taip pat kolega tą patį padaro. Ir gaunas toks viens kitą pažiūri, greičiau susisukam, greičiau ateina nauji žmonės, nes restoranas pilnas. Kuo greičiau prasuksi didesnę apyvartą, tikimybė, kad gausi daugiau tipsų. Tai tos komandiškumas paskui įauga ir aš dabar žiūriu, kad ir su komanda, kai pardavinėjom tą pačią telematiką, nuvažiuoji, aplankai kolegos klientą. Nieko atgal neprašai, tiesiog aplankai klientą, paduoti ten kokį nemokamą samplą, kažką dar papasakai, tiesiog lygiai taip pat ir jis daro. Čia šitos keletos pamokų, dabar aš kaip prisimenu savo padavėjo laikus, labai pasiteisino. Galvoju, pakankamai anksti tavo pardavėjo karjeroj, tau kažkas iš šono pasakė, tai, mano galva ir su visais svečiais, kuriais šnekėjom, nebuvo nei vieno, kuris dar nepritartų, kad tai yra vienas svarbiausių savybių pardavėjai. Tai yra realiai tikėti ir mėgti produktą arba paslaugą, kurį pardavinėjai.
ir klausyti, ką sako kiti. Čia, kaip paminėjai, iš patarimų gauni labai daug. Mano pačioj pradžioj karjeros daug kas patarinėja, tos patarimus reikia mokėti atsirinkti, bet reikia mokėti ir juos priimti. Gal pamenu pačioj pradžioj, mano pirmo karjerą galima sudėti į 3 tos etapus. Buvo pati pradžia visiškai buki pardavimai, paskui protingi ir galų gale vadovavimas. Tai tie buki pardavimai, aš pamenu, atėjom ir mums davė skriptą. Vadovė labai gerai mokėjo papasakot, kaip reikia dirbti. Gal gali biškai įvesti kontekstą? Atėjom, tai kur, apie kokią įmonę šnekėjom? Teltonika. Atėjom į produktai. Daiktų internetas, įmonė Teltonika. Tuo metu dar buvo visai nedidukė, apie 300 žmonių. Jau palyginus, kokia jinai yra dabar, tai jinai smarkiai šaudė. Ir buvau visiškai jaunas, nieko nepatyręs pardavėjas, vadovė pasisodina ir duoda labai paprastą, visiškai buką skriptą, kaip reikia apeiti kliento prieštaravimus ir kaip reikia pardavinėti. Esmė tokia, paskambinė ir tau nesvarbu, ką klientas sako, tu naudoji vieną frazę. Aš jūs puikiai suprantu, dauguma klientų sakė tą patį, bet tada jiem atsirado galimybė išbandyti mūsų produktą ir pamatė, kokią naudą gaus. Ką apie tai galvojat? Ir tiesiog važiuoji, siūsk e-mailą, aš jūs puikiai domai, aš jūs puikiai suprantu, dauguma klientų sakė tą patį. Ir tada, o mes jau turim tiekėją, aš jūs puikiai suprantu, dauguma klientų sakė tą patį. Atrodė labai bukas, bet jis veikia. Ir aš, gal ne tai, kad jis iš pat pradžių veikia, bet aš galvoju, čia labai bukai. Ir tada aš nueinu pas kolegas pasiklausti iš kitų skyrių patarimo. Ir jie sako, jo, bet taip veikia. Vienas patarimas, kitas patarimas, žiūrėk, jie patikrino, kad tai veikia. O per pirmas 3 ar 4 savaitės pasikeitė gal 8 žmonės. Atėjo, jiems sakė taip daryti, sako, ne, čia reikia kitaip. Pabando ir neveikia. Pabando ir neveikia. Tai mano pirmas patarimas, jeigu esi labai jaunas, tas pusę metų, ar kiek, tiesiog jeigu tau pasakė, kad pas mus sistema veikia taip, tai pabandyk. Ir viskas. Ok, tai atėjome tavo profesionalaus pardavėjo, jau kaip čia, tą gryną į etapą, Teltonika. Tu minėjai, kad tau pardavė idėją prisijungti dirbti ten? Aš gavau vieną geriausių gyvenimo pardavimų, tavo būtent idėją. Ir pamenu dabar, kaip buvo, nes aš kaunietis, ne, visiškas Kavenskas ir man į Vilnių važiuoti dirbti buvo, aš net nesvarščiau. Bet tuo metu Antanas, vėliau tapęs direktoriumi įmonės, labai gražiai man pristatė, tiesiog vaikštom Kalniečių parke Kaune ir ką veiksi, ką planuoji ir tiesiog, o šiaip kiek tu dar su tėvais planuoji gyventi. Ir pat šitas tai tikrai pakabino. Tai aš čia ne su tėvais gyvenu, čia iš tikrųjų čia ieškau kur. Ir tada sekė toksai follow-up pasiūlymas, kad žiūrėk, Vilnius, turim komandą, turim ir krepšinio komandą, ieškom perspektyvių, apmokom. Tai susikroviau lagaminus ir išvariau. Ir čia buvo vienas iš geriausių pardavimų, kurie sugavęs. Vienas iš. Kaip keitėsi tavo rolės ten, su juom ir suvokimai apie pardavimus? Aš iš pradžių, kaip minėjau, buvau grinai bukas pardavėjas. Negalėčiau tai pasakyti, kad gal bukas neskambat labai gražiai, iš tikrųjų toksai atkaklus, nes naudojausi vienu skriptu. Tai buvau tiesiog, tikslas buvo rasti kuo daugiau klientų. Pirminė rolė. Paskui, kai gavau patirties, jau tapau tokiu labiau account managerius, kadangi klientai didėja, jau reikia juos labiau prižiūrėti. Kai tu sakai, tavo rolė buvo rasti kuo daugiau klientų. Tai reiškias, kokiais būdais tu naudojai? Pasimdavai telefoną ir skambindavai? Taip. Realiai pasiėmė telefoną, pasiėmė parodą, pasižiūri visus potencialius galimus klientus, kas tenai dalyvauja, praeini pro šitą. Pasižiūri internetinį puslapį, patikrini viską. Dabar susirasti naujų klientų lengviau, nes yra LinkedInas arba yra kažkokios paieškos sistemos.
Kai kalbam 13 metų atgal, internetas dar nebuvo ant tiek pažengęs ir galbūt tie patys klientai nebuvo. Nu, tada važiuoji, ieškai. Kita vertus, nebūtinai lengviau, nes tada galimai tiem žmonėm paskambindavo, 1, 2, 3 Mykolai, dabar jie gauna kokį 60 žinučių per dieną per visas socialinės medijas. Vis tiek tik vienas Mykolas jam paskambina. Tik vienas Mykolas šiandien paskambina. Taip. Ok, tai gali taip biškai praplėsti, kas buvo tavo tiksliniai klientai, kokį daiktą tu konkrečiai jiem pardavinėjai, kokius turėjai, KPI-sus. Tai telematika, tai yra daiktų internetas skirtas sekti automobilį. Ne vieną automobilį, tai gali būti ir žmonių sekimo įranga, darbo laiko optimizavimas, nuvažiuoto atstumo matavimas, taip pat saugumas, kad vairuotojas kelyje neužmigtų, ne vien tik tais, kad sekti, bet tam, kad sutaupyt kurą, prižiūrėti tinkamai darbuotojus, kad rūpintis jų gerovę. Toks buvo produktas. Ir daugiausiai tai yra visiškai B2B, tai nėra su galutiniais klientais susiję, tai tiesiog ieškai partnerių, kurie būtų nedidelės vidutinio dydžio įmonės, nes tiesiog jom prisiskambinti yra lengviau, negu kad super didelėm korporacijom. Bent jau pradžiai tai buvo. Ir tiesiog bandai bukai pakviesti juos į mytą. Kaip jaisi būdavo 16 skambučių per dieną, ne mažiau. Ir labai ryškiai, tiesiog visi aplink mane sėdėdavo ir 16 skambučių per dieną. Skambutis tai nėra ryčias, skambutis yra, kada tu paskambini ir bent 3 kartus pasiūlai klientui, panaudoji 3 kartus tą frazę, aš jūs puikiai suprantu. Tai, tarkim, kokią 10 valandą ryto, frazę angliškai, vokiškai, kaip tik nori girdi aplinkui, visi non-stop. Tai tokie būdavo pirmieji pardavimai. Kokia yra, žvelgiant dabar retrospektyviai, tu pardavinėjai kitus dalykus, telematikos pardavimai, ar turi kažkokią tai ypatybę? Ir taip ir ne, dabar kai perėjau kai perėjau į Glutech ir pardavinėjom šilumos siurblius, pats gaminys yra gerokai didesnis. Industrija yra šiek tiek gyvenanti keletų metų atgal. Aš tik perėjęs paskambinau vienam savo geriausių klientų, sakau, žiūrėk, suderinam mytą, tu ten Vokietijos pažįsti, padarom online mytą. Man reikia to ir to. Ir jis balsu pradėjo juokti, sako, Mykolai, žiūrėk, telematikoje yra QR kodai, online mytai, visi sėdi prie kompo. Čia žmonės ryte atsikelia, paima laikraštį, pasiema savo lagaminėlį, korona, ne korona, jau važiuoja į darbą. Čia online mytų nėra. Tu man atsiųsk savo fiziškai bukletą, realiai katalogą, atvažiuok, aš galėsiu pavertjauti, nes jie greičiausiai angliškai nekalba ir tada darysim pardavimus. Tai va dabar aš esu keletą metų atgal. Puikiai galimybė būti pirmiem skaitmeninėje rinkoje. Paminėjai apie 3 etapus savo kaip pardavėjo. Gal atsimeni iš dar pirmojo etapo, koks buvo klampiausias sandoris? Klampiausias sandoris, jie visi buvo labai klampus, nes pati technologija buvo lėta, tai buvo dar tas 2G ryšys, kuris nei video galėjai daryti kažkokius, tai buvo tiesiog labai paprastas ir tiek, visi jie buvo klampus. Pati sistema pardavimo buvo labai klampi. Gauni užsakymą, vos nes fiziškai turi jį atsispausdinti, turi nunešti į buhalteriją, ten patikrina. Dabar po keleto metų viskas gerokai palengvėjo, pagreitėjo. Technologijos pajudėjo į priekį ir tai tikrai padėjo daryti pardavimus. Visi buvo klampus, iš pat pradžioje visi klampus buvo. Ok, galbūt atsimeni kažkokį sandorį, kuris jau galvoja, kad neužsidarys, nes labai ilgai truko, ar tai daug prieštaravimų buvo, ar tai nepavyko užmėgti santykio ir ryšio
ir tada viskas apsivertė galbūt. Aš, žinai, iš tos pusės galvoju, kad kai neparduodi, tai tikrai žinai, kodėl neparduodi. Tau klientas pasako, kad tu buvai toks ir tokio gaminiai neveikia, kaina netiko. O kai parduodi, ne visada tu gauni tą feedbacką. Kartais net nesupranti, kodėl pardavėjai. Kartais atrodo, natūraliai viskas praėjo taip, kaip ir turėjo būti. Tiesiog kažkas neveikia, tu sutvarkėjai ir išsprendė kliento problemą. Aš pats bandydavau pagauti tikrai, kodėl aš tam klientui, kodėl man pavyko visgi parduoti ir ne visada atsakydavau. Daug lengviau yra pasakyti, kodėl mes praradom tam tikrą projektą, negu pasakyti, kodėl mes jį laimėjom. Ok, čia labai įdomu. Sakai, kad klientai visada pasako. Čia norėčiau pačelendžinti ir patarinėti šitą vietą. Sakai, kad klientai visada pasako, dėl ko iš tavęs neperka. Žodis visada čia toksai labai yra griežtas. Dažniausiai supranti, kad nepirksim, nes vis tiek pasako, kaina netinka. Arba koks funkcionalumas netinka ir mes jau turim tiekėją ir nuėję į šoną. Tai jau, kad kažkas yra negerai, tu neigiamą feedbacką visada gausi. Positive feedbackas yra gerokai sunkiau paimamas. Nes atrodo natūraliai, aš atlikau savo darbą, aš pardaviau. O jeigu netlikau, tada ieškai priežasčių. O priežasčių yra tik duok pardavėjui pasiteisinti. Čia labai įdomu patarinėti, žinai, nes tu turi ilgametę pardavimo istoriją, klauso mus ne tik patyrę pardavėjai, bet ir klauso tie, kurie galbūt žengia pirmosius žingsnius ar gal tik planuoja startuoti pardavimuose. Tai prie to, ką paminėjai, lygiai taip pačiai būna ir tokių situacijų, kada, pavyzdžiui, mes jaučiam, kad klientas sako vieną. Taip. Ir galima tai vadinti prieštaravimais, ne? Kada yra, pavyzdžiui, ta pati frazė gali reikšti realybę ir gali reikšti prieštaravimą. Neturime biudžeto. Tai gali būti, kad iš tikrųjų prieštaravimas, kad atsiknisk, aš nenoriu su tavim dirbti, turėti reikalų dėl įvairiausių priežasčių, o tai gali būti realybė. Ir lygiai taip pačiai, žinai, būna toks dalykas, pardavėjų vienas mėgstamiausių, tai yra gaustinimas, vaiduokliavimas, kada klientai dingsta. Ir netgi kada nuvažiuoji į susitikimą, paspaudi ranką, sako, Mykolai, fantastika, šaunam šampaną, siūs sutartį. Daug kartų tai buvo. Ir gyvenime to kliento nebematai. Tai čia, tarsi tada tai, kaip ir nebūtinai žinai, dėl ko tas sandoris nepavyko. Tai mano klausimas toks, kokią tu naudoji metodiką, ar kokius žingsnius darai, kad užsiimtum prevenciją, kad taip neįvyktų, o galbūt jau esi išsivystęs intuiciją, kaip tu identifikuoji, dėl ko iš tikro klientas neperka, arba kai sako, jo, viskas gerai, bet tu žinai, kad jis gaustins ir dings. Intuicijos aš čia nepagausiu. Čia vieni klientai moka pudrinti, kaip mano vienas geriausių vadovų sakė, žinai, prižadėti man to nieko nekainuoja. Klientai gali prižadėti, kad pirks daug dažnai ir brangiai, svarbu, kaip tu tai sureaguoji ir kaip pačelendžinį. Aš dažniausiai naudodavau follow-up emailo principą, tai pasikalbė su klientu apie kažkokią tai terminą, išgaunu aš vis tiek, rasdavau būdą, kaip išgauti terminą ir pavyzdžiui, tai kada jums reikia, kada projektas turėtų būti gyventas. Iš tikrųjų, tą išmokau iš vieno savo kliento, būdavo tokia Suzana, aš bijodavau pokalbį su ją labai, nes ypatingai, jeigu yra kažkokia tai problemėlė, jinai mokėdavo labai gražiai pokalbio metu išsitraukti rinkamą visą reikiamą informaciją iš manęs. Kada aš pasižadu susitvarkyti, kada planuojam deliverinti, kokią kainą. Tada jinai parašo follow-up mailą, kuriame yra panašiai, tik šiek tiek griežčiau parašyta terminas, kad jeigu iki tada, ne tada mes gausim nuolaidą. Ir tada jeigu aš iš karto neatmuždavau mailo, kitus savo mailų nepatvirtinam, nepatikslindam, tai buvo priima kaip už gryną pinigą. Ir aš galvoju, kad čia yra labai geras variantas, dėl to, kad tu pakalbi su klientu ir tada nusiunti follow-up. Kiek žmonių nesiunčia follow-up? Susitarėm, kad potencialiai jūs galite nupirkti 500 vienetų per 6 mėnesius, siunti follow-upą, kad jūsų potencialas toks ir toks. Po mėnesio skambini mes, prieš mėnesį kalbėjom, juodam balto parašyta, matot, jūsų žodžiai.
ir taip pradedi naudoti, gal nežinau, ar tai yra spaudimas ar kas, bet yra tiesiog tai, kas pasakoma, turi būti ir užrašyta. Tai aš dažniausiai naudodavau šitai. O tada atkaklumas parodoje, atsimenu, 3 valandas stovėjau prie vieno kliento, kol galų gale sukirtom rankomis ir tai sukirtom rankom vėliau jis nupirko tik po 3-4 mėnesių. Bet atkaklumas paskui pasiema savo. Bet mailai, follow-upai yra neįvertintas dalykas pardavimas. Ar atpažįsti ir jeigu taip, kaip? Kada klientas sako, jo, Mykolai, viskas gerai, bet tu žinai, kad nepirks. Taip, atpažįstu. Atpažįstu didžiąją dalim, nes per telefoną tą atpažinti yra sunkiau, bet pirmą kartą tu tiesiog pasitikė, priklausomai tai kelintą kartą klientas taip sako. Jeigu pirmą kartą pasako, dar gali atleisti, bet jeigu yra 3, 4 kartas, tada tiesiog jau supranti, kad bullshit, nesąmonė, nebus taip. Geriausias man visada yra nuvažiuoti realiai pas klientą ir jį pažiūrėti, ką jis tokio, kaip atrodo jo ofisas, kiek jis iš tikrųjų turi žmonių tame ofise, kurie aptarnauja, ar sekretorė tinkamai pasitinka ir tiesiog pamatai, kad ar žmogus pasakoja, kad jisai gali daug parduoti ir jisai turi labai rimtas, bet tu nuvažiuoji, jisai dirba namuose ir tiesiog 4 valandą jau pas jį nieko nėra, ar pamatai rimtą ofisą, tiesiog kliento niekada nėra ofise, nes jisai jau išvykęs pas kitus klientus. Tai man mažiausiai, ką reikia padaryti, tu nuvažiuoti pas klientą. Čia mažiausiai. Geriau, kuo daugiau, tuo geriau. Aš nebūdavau ofise ilgą laiką. Aš vienu metu buvau nominuotas metų Gulliveriui. Tiesiog keliavau grįžti, pabūdinti ir organizuoju kitą kelionę. Trumpam. Bet vizitai yra, čia yra B2B. Čia tu turi matyti tą žmogų kuo ilgiau. Ar tu buvai atsakingas už specifinį regioną? Taip, aš buvau už Vokietijos, Dachas, Vokietija, Austrija, Šveicarija. Buvau komandos dalis pirmiausia, o paskui, kai atsiskyrė Austrija, Šveicarija, aš tapiau to regiono vadovu ir teko auginti savo komandą. Per tiek metų suprantu, kad tarsi ir tavo visas fokusas buvo šitas regionas, o bet tačiau, žinai, dabar turi patirties dirbant su Lietuva. Prieš tai esi bendravęs su Amerika, iš kolegų girdėdavai. Taip. Kokios yra ypatybės DACH regiono ir, žinai, ir taip jeigu sudedant B2B, DACH, telematik, kuo šitas žvėris yra ypatingas? Pati Vokietija yra gigantiška, didelė. Vokiečiai, kiek aš pastebėjau, jie labai, tu negali pavėluoti mytą. Čia tau ne Italija, kur jeigu pasakė antrą mytas, jisai gali ir 4 prasidėti. Jeigu pasakyta 12 valandą, nepraeis. Jeigu pasakyta 12 valandą, viskas. Labai svarbu techninė dokumentacija, kad viskas būtų aiškiai, kableliai sudėti, nusinti, koks tau skirtumas, ar ten Vilnius LT pašto kodas parašytas ar ne, ar tiesiog pašto kodas, ten labai specifikai. Bet galiausiai vis tiek yra parduodi žmogus žmogų ir tu turi pajausti, koks tas žmogus yra. Vienam patinka techninės detalės, kitam patinka vaizdžiai viską pasako. Tai kuo greičiau aš tą supratau, tuo pradėjo pardavimai palengvėti. Čia, žinau, podcastuose visi pasakoja apie disk metodiką, bet aš labiau paimčiau iš tos pusės, kad svarbu ne tai žinot, koks tas kitas klientas yra, bet koks esu aš. Kai aš supratau, kas man veikia, man patapo lengviau. Jo. Galbūt atsimenėte eureka momentą arba kažkokias situacijas, kada, žinai, pavyzdžiui, sausis. Vis dar senasis Mykolas, jisai bando vienu keliu eiti ir, neįvyksta. Ir tada, kaip tu minėjai, geriau pažinus save, tada atkreipus dėmesį į kitą, atėjo vasaris, kovas ir pradėjo keistis dalykai. Gal tai nėra grinai geriau pažinus save, bet aš pamatau būtent antrąjį etapą Teltonikui tuos tokius prieštaravimo apėjimo mokymus. Mus surinko komandėlę ir aš taip pasakyčiau, kad pirmasis etapas, kuris buvo, taip grįžkim šiek tiek, kad gal tas pirmasis etapas buvo bukas pardavimas, aš klausdavau kai kurių vadovų, tai ar taip reikia pardavinėti? Ir man sako,
tu dar pradžiai daryk taip. Paskui, po kurio laiko tu pereisi ten prieštaravimo mokymus, pamatysi, biškai viskas yra šiek tiek kitaip, bet tu dar jaunas, pamatysi. Ir nuvariau aš tos prieštaravimo mokymus. O, Jėzus. Va ten tai mane perkošė visą mąstymą iš esmės pakeitė ir suformavo turbūt iki kaulų čiulpų. Ne vien ką tie mokymai padarė, bet kaip jie buvo pravesti. Tai buvo 2 dienų mokymai, bet po mokymų mes, ten ta komanda, turėjom mažiausiai pusę metų, kiekvieną dieną, vakare, nebūtinai vakare, padaryti testuką. Yra kelių minučių testas, kur tau šauna kliento potencialo prieštaravimą ir tu turi tiesiog pasirinkti vieną iš kelių variantų, ką turėtum tokiu atveju atsakyti. Ir tu varai, kol turėsi 100% ir tada 100% padarai, nusinti. Tai, kai kalbam, praėjai mokymus, staiga viskas nušvito, praėjo savaitė ir grįžti į realybę. Ne, tau nereikia daug skirtingų mokymų. Paėmi vienus mokymus ir juos praeini taip, kad net bloga pasidaro. Ir tada ta metodika buvo, dabar realiai mes kodais pradėjom šnekėti ir tarpusavyje, kad vienas yra televizorius, kitas yra širšė, kitas yra dar kažkoksai ir pasakoji, tada matai, kad visa komanda jau kalba viena tema, vienais, kaip čia sakyti, raktažodžiais. Ir ateini pas vadovą, man reikia, aš noriu pateikti tokį komercinį pasiūlymą. Jis sako, čia televizorius. Ir tu apsižiūri, apsisuki ir grįžti pardavinėti taip, kaip reikia pardavinėti tam vadinamam televizoriui. Grįžti. Čia jau sakai, čia jau nebe televizorius, čia jau tokio tipo klientas. Sako, gerai, judam toliau. Tai čia buvo tas turbūt mano lūžio taškas, kada aš praėjau mokymus ir juos pradėjau naudoti visur. Tada buvo labai įdomu, nes mes, žinau, kad kai kurie ir eidavo vakarais į klubą ir šitus mokymus taikydavo ir pažinčių svetainėse ir visur kitur, sakė, fantastika. Galėtum taip trumpai keletą bruožų, kad kažkas čia klauso, televizorius, čia apie ką iš čia šneka, ar čia Telebimbamų sponsorina? Iš tikrųjų, jeigu pradedam apie tos prieštaravimo lygius, tai jų yra daug, gali būti 3, 4, bet bent jau metodika, kurią mes praėjom, buvo 5. Tai kiek klientas kreipia į tave dėmesio. Tai pirmasis tave visiškai nekreipia jokio dėmesio, tai vadinasi televizorius, jis tiesiog įsijungia programą ir transliuoja tą pačią programą. Siūska mailą, aš jau turiu tiekėją, tik jis gali labai gražiai papasakoti, o jūsų kaina labai brangi. Ir gali tiesiog transliuoja. Nesvarbu, tu gali ką nori su juo šnekėti, bet kaip žinios transliuoja. Nėra jokio tikslo su juo šnekėtis. Yra tam tikros metodikos, kurias tu panaudojus, gali atkreipti save dėmesį, dažniausiai tai yra atkaklumas ir įkyrumas. Atkreipi save dėmesį, tada klientas patampa vadinamu širšę. Jo tikslas yra tau taip suduoti, kad tu gyvenime nenorėtum pasietėti. Tokie širšę gali atpažinti tokiom frazėm. Paduosiu į teismą. Šitą girdėjau gal 5 kartus. Tu man jau skambinai. Jau tave atsimena, tau nori kalt labai gerai. Tam tikros metodikos, kurios tau pradeda išlaviruoti šitoje vietoje ir klientas patampa vadinamojo 50-50 pusgalis, kuris kaip ir jau atpažįsta tave, bet jis būtent tuo metu jisai galvoja, parduoti, pirksiu, nepirksiu, jisai jau svarsto. Irgi čia yra įvairiausių metodikų, kaip būtų galima toliau klientą valdyti, kol tu davedi iki 75% vadinamas klientas problemą. Jis turi vieną kažkokią tai problemą, kurią išsprendus greičiausiai turi nupirkti. Tai nėra kaina, tai yra kažkas tai tokio. Jeigu sugebi tą išspręsti, įvyksta pardavimas arba klientas perina į vadinamą prisirpusi nuotaką, kur jau sprendimą yra priėmęs, stovi prie altoriaus, reikia jį tiesiog palydėti iki buhalterijos, kad pavedimą atliktų. Ir čia labai įdomu, nes jeigu, tarkim, klientas jau yra prisirpusi nuotaka ir tu jam pateiksi dar vieną komercinį pasiūlymą, jis gali kristi atgal ir ten fantastinių yra metodikų. Tai aš dar dabar bet kurį klientą filtruoju
per šitą prizmę. Ir kaip tu sakai, kai klientas tau sako, kad aš jo pirksiu daug, tai greičiausiai čia yra televizorius. Ir tiesiog supranti, kad čia yra bullshit. Ar šita diagnostinė metodika, jinai tinka bet kokiam pardavimų kanalui? Ir bet kokiam pardavimo etape? Tai yra, ar gyvai susitinki, ar tu su tuo klientu jau esi ilgai pažįstamasis, bet kada gali įkristi vėl į televizorių? Vienareikšmiškai taip, tai tinka ir asmeninėse santykiuose, ir pardavinėjant bet kokią idėją. Tai nėra vien tik pardavimas. Tai yra, tu gali kalbėti su draugu apie kelionę į žvejybą. Ir labai norėčiau, žiauriai norėčiau, bet kaip tik savaitgalį turiu kitų planų. Čia visiškas televizorius. Ir tada, jeigu atkakliai panaudojus tam tikras metodikas, tu gali jį privesti iki to, kur jis galų gale sakys, tiesiog labai nori, bet neturi transporto. Jeigu sugebi, čia yra žmogus problema, ir tada sutari, kas jį paims ir važiuojam. Kitais tokiais paprastesniais žodžiais, tai ar gerai suprantu, kad šitos metodikos tikslas tai padėti suprasti, kur yra realybė, kur yra prieštaravimas? Ta prasme, kad atskirti šitos dalykus. Tai prieštaravimų yra visada. Jų buvo, yra ir bus. Čia non-stop prieštarauji. Tai atskirti realybę ar nerealybę tiesiog kuriam prieštaravimų lygyje šiuo metu yra klientas. Arba tavo draugas, ir tu esi klientas mano, aš esu tavo klientas, ir kai mes kalbamės, irgi kažkokią tai mintį nori perduoti man, ir arba aš ją atmušinėju, arba aš ją priimu. Jo, ir turiu omeny, kad su klientu šnekant, tam tikra informacija gali būti prieštaravimas, ne? Kaip ir tu paminėjai prieš tai, žinai, kur su to pavyzdžiu su bičiuliu. Varom, neturiu laiko. Ne? Tai nėra, kad jis neturi laiko, o problema realiai yra, kad jis neturi kaip nuvažiuoti. O kartais gali būti iš tikro, kad tas neturiu laiko, tai žinai, seniai pažiūrėk mano kalendorių. Iš tikro tai reikš, kad mano gyvenimo filosofija ir suvokime nėra tokio dalyko, kaip neturiu laiko. Yra mano prioritetai. Prioritetai, būtent prioritetai. Taip, čia paantrinsiu tau. Buvo man situacija, kur pardavėjas, kas mane labai erzina, ypatingai mane erzina tai, ką aš dariau, kai buvau jaunas pardavėjas, tai tas atkaklumas ir įkyrumas, mane labai erzina, ir aš pagavau prieš keletą savaičių, susitarėm, kad man paskambint sutartu metu. Paskambino labai tinkamu metu, aš sėdžiu mašinai, neturiu kaip pabėgti iš to skambučio, nes pasakiau jau pokalbio pradžioj, kad turiu tam tikrą laiką. Ir man daro pardavimą. Ir labai gerai. Geras produktas, ir aš suprantu, kad man dabar jisai netinka. Ne tai, kad man jisai netinka iš esmės, bet šiam momentui dar man jo nereikia. Pasakau vieną kartą. Ne, man šiuo metu nereikia, galbūt po pusmečio. O koks šio produktas buvo? Kažkas su dirbtiniu intelektu susiję dalykai. Ir aš jaučiu, kad man dar kol kas nereikia, aš dar susitvarkau taip, kaip yra, bet žinau, kad ateityje reikės. Ir aš jaučiu, kad, pasakau ne, man kol kas ne. Ir jaučiu šabloninis kliento prieštaravimo apėjimo man taikomas. Suprantu, kiti klientai mum irgi taip sakė. Labai panašiai. Mykolai, bet jūs pagalvokite, žinai, aš pagalvojau, aš suprantu, bet man dar ne dabar. Ir nespėju įsiterpti, nes matau, kad nepagauna, kad aš sakau ne dėl to, kad man nereikia, o dėl to, kad dar ne dabar. Neatskiria, kur yra prieštaravimas, kur yra realybė. Realybė, ne? O kada būtų, kad tinkamas metas, pasakyčiau už pusės metų, o kas pasikeis po pusės metų, tada aš pasakyčiau, žiūrėkit, pusės metų bus taip ir taip, aš galėsiu tą, nepaklausė, žinai, tai jūs išbandykit, pabandykit ir galvoju, iš to vietoj jų įlos. Neparyškino suvokimo, kur tu esi, tai yra, kad čia žiauriai geras pavyzdys, su kuo aš irgi susiduriu, kad kartais, žinai, tu sakai, aš tikrai žinau, kad man nereikia. Ir kartais aš galvoju, kad nežinai, kad irgi žinau, ir tuo pačiu, kai paskambina kažkas, kas užduoda tinkamus klausimus, tai gaunas taip, kad ir aš, ir tas kitas žmogus, mes kartu einam mano suvokimo link, ir gali būti, kad to pokalbio metu, geras, jo, arba, gal aš tikrai nepasiruošęs, o gal man atrodo, kad nepasiruošęs. Ir ten tada jau gali atsiskleisti žymiai daugiau informacijos, su kuria galima kažką padaryti. O kol kas, kol tu sakai, man nereikia,
Bet gal reikia. Gal pabandyk. Ir tada gaunas tas trintis. kurio mažiausiai nori. Kai buvau jaunas pardavėjas, šitoje vietoje tikrai būčiau. Aš jūs puikiai suprantu, daugumą sakė tą patį, išbandyk. Bet dabar aš galvoju, atsiųsk mane mailą, aš po pusės metų gal bus aktualu. Ir vietoj to, kad sakytum, o kas pasikeis po pusės metų, čia paprastas televizoriaus apėjimas. Aš būčiau pasakęs, kad po pusės metų aš matau tą ir tą. Ir tada komandoje man reikėtų šitų sprendimų. Ok, tokiu atveju siuntė mailą, kad jums paskambino, vos ne mailo follow-upas, kad už pusės metų jums reikės to ir to, po 2 mėnesių skambini, pasitikrinti, ar aš melavau ar nemelavau. Jeigu nemelavau, tikėtina, kad po pusės metų padarysi pardavimą. Bet dabar aš jau ignoruoju. Viskas. Dan. Kryžius. Jeigu tas žmogus mus klauso, ką galėtų padaryti, kad susigrąžintų tave į pipeline, kaip galima pirkėją? Gyvai susitikti. Kažkurio metu vis tiek radus gyvai susitikti, pasikalbėti ir tada grįžti prie to pačio. Nes vis tiek po pusės metų man galimai reikės, tai kaip ir mano timeline žino. Parodos. Taip. Ar teisingai žinau, kad nemažai tam esi skirias laiko? Taip. Ką per savo patirtį tu išsinešė, pardavimai parodose, nuo serijos, ar svarbu jom ruoštis, ar svarbu, žinoti, kas yra tie klientai, ar turėjai kažkokių patirčių, kada, specifiškai kažkaip prie kažko reikėjo prieito, galbūt, ten tu kad čia stovi klientas ir ten 3 dienas jo laukia. Viskas, ką išvadinai, kaip tik auginau vieną jaunuolį, pamenu, jisai sako, aš labai noriu su tavim varyti parodas, nežinau, kad parodose būna faina. Ir aš padariau klaidą, aš nepačekinau, kaip jis pasiruošė tai parodai. Jis nesiruošė parodai, nes jis galvoja, kad paroda yra, ateini ir tiesiog eini ir pardavinėjai. Aš pikau dėl to, kad aš irgi taip galvojau iš pat pradžių ir aš tiesiog pikau ant savęs, kad nepračekinau ir man teko pačiam rodyti, kaip vyksta realus pardavimas parodoj. Tai be namų darbų parodoj, nieko tu ten pamatysi ir greičiausiai reikiamo žmogaus nerasi. Tu turi žinoti, su kuo tu nori pasikalbėti. Taip ir pamenu, ateini, parodoj, stovi stendas ir yra 7 žmonės, greičiausiai visi jie yra pardavėjai, 6 pardavėjai. Nueisi pas pardavėją, sveiki, va čia mūsų įranga, ačiū, duok vizitkę, aš kaip sudėdavau parodoj, pas mus taip ateidavo, norim pasikalbėti su generaliniu direktorium, labai gerai, palik savo vizitkę, generalinis paskambins, ačiū, viso gero. Vizitkę šiukšlių dėžę išmeti ir viskas. Bet kai jau eini pardavinėti realiai, tu turi žinot, kam turi pardavinėti. Aš sakau, mačiau dabar mūsų, mano vienas iš idealų, kuris gebėdavo parodose pardavinėti, laukdavom, kol tinkamas žmogus eis į tualetą. Ir tada bent jau su juo, jis išeina iš to apsauginių zonos. Su juo kažkiek pasikalbė, jisai atmeta variantą. Kitą dieną tiesiai eini prie to žmogaus, su kurio nori kalbėti ir turi tą elevator pitch gerą turėti. Nes greičiausiai norės tave atstumti, bet kadangi tu jau esi čia, tavęs išmes negali. Telefoną gali padėti. Parodoj tavęs neišmes. Vienas dalykas. Kitas dalykas, kas labai padėjo, tai kaip nepradedi, jau ramiau dabar, ne extreme pardavimai, tai labai padeda, kai klientų randi bendrą kalbą su klientais apie kažką tai tokio, ką jie daro parodoj. Pavyzdžiui, alaus turi arba kažkokį tai merčą turi, su jais gali pakalbėti, ar daug žmonių ima tave. Tada būtinai reikia pagirti, kad jie net nebijoja, kad jūs labai pavargę, nes parodoj daug laiko stovit. Ir tada žmogus atsidūsta, jo labai sunku išsipasakoja ir tada traukia tą informaciją, tai ką jūs čia parduodat, kaip čia veikia, kaip čia išsitraukia informaciją ir tada darai pardavimą. Šitas labai parodose veikia, bet šiaip tai paroda yra taip. Ryte, kol dar neateina klientai, nes mes huntinam klientus, tai vadinasi, tu turi labai trumpą laiką, tarkim, nuo pat ankstyvo ryto iki kokios 10 labai aktyviai gali su klientais tuos key decision makers pagauti.
Vėliau nuo 11 jokios 2 jie su savo klientais, ten nelys prie jų. Ir tada vakare jau, kai visi būna arba pavargę, va tada gali juos pagauti. Tai taip ir turi susiplanuoti tą tokį hantinimas tuo metu, tada nuo vidury dienos susitikimas su esamais klientais, kurie ten iš tikrųjų yra. Ir vakare geriausia, kai jeigu ten užsidaro ir tada būna kokios dar alaus daug, tai ypatingai Vokietijoje, tai ten gali padaryti tikrai rimtus pardavimus. Ar turėdavai kažkokius KPI-sus važiuojant į parodą? Ne, atneš daugiau negu kad paroda kainavo. Ir tie KPI-sai tai būdavo pardavimai, parodos nebuvo KPI-sas. Kad, pavyzdžiui, man reikia pakalbinti tiek ir tiek žmonių. Aš turiu pakalbėti su tiek įmonių. Visi tai į KPI susieidavo, kaip daugiklis vietoj kelių skambučių, bet kažkaip aš to labai nesekdavau, man būdavo įdomu šiaip pamatyti, kaip mano klientas iš vieno konkurentų stendo eina į kitą, į trečią, į ketvirtą ir tada ateina prie manęs ir grįžta ir arba klientai apsimeta, kad čia tik su manim dirba, paskui žiūrėk, ten visur kitur. Ja. Tai jo, parodos yra tas, ką jaunam pardavėjui pirmiausia reikia aplankyti. Kelis kartus jau paminėjai, nors ir čia B2B, bet vis tiek parduoda žmogų žmogui, santykis yra svarbu ir dar buvai prieš tai minėjęs, kad tau pačiam buvo svarbu pažinti save geriau, paminėjai ir tą diską, ne, kad visi mes esame skirtingi, negalima kiekvienam pardavinėti taip pačiai. Ar atsimeni galbūt savo kažkokią, galimai nebus tai vienas momentas, bet kada, žinai, tu visiems pardavinėjai vienodai, o tada pradėjai kreipti dėmesį į galbūt kaip žmogus apsirengęs, kaip jisai stovi, kaip jisai šneka, koks tembras, kada pradėjai tą adaptyvų priėjimą prie galimų klientų taikyti. Po keleto metų, aš pasakyčiau, pradėjau adaptyvų, labiau tokio, kad nepradėjau aš visą laiką kalbėti, kaip tą pavyzdys automobilyje, ne, kad visą laiką kalbi, mane tai erzina, nes aš taip darydavau. Pradėjau daugiau gal klausyti, gal daugiau pažiūrėti, kas patinka. Pakeliavau, pamačiau daugiau pasaulio ir man tas pats pardavimas pradėdavo, man įdomiau būdavo pabendrauti su žmonėm, negu kad kažką jam galų gale parduoti. Ir ar papietauti su jais, ar pakalbėti apie vaikus, ar pakalbėti dar kažką. Ir taip žiūriu, kad aš suprantu, kad aš esu relationship builderis, nes yra 5 pardavėjų, top pardavėjų tipai yra 5, apie juos galėsim pakalbėti, papasakos visus pavyzdys. 5 pardavėjų tipai. Super duper pardavėjų tipai vis tiek yra 5. Pirmas yra hard workeris, tai yra tas, kuris dirba tiesiog daugiau. Jis pirmas ateina į ofisą, paskutinis išeina. Tiesiog jo pipelinas yra didesnis, net jeigu jis praranda kažkas, tiesiog turi daugiau dirba. Hard workeris. Antras yra relationship builderis, būtent tas, kuris užmezga santykį, užmezga ryšį, jam skauda, kaip ir klientui skauda. Jisai toksai, jis gali paskambinti Hansui sekmadienį ir sakyti, žiūrėk, iki bonusų man biškį trūksta, gali nupirkti? No problem. Tai žinai, relationship builderis. Trečias yra problem solveris. Jisai nekalba daug su klientais, bet jisai visas jų problemas išspręs. Suranda, ką jisai tokio negerai. Kažkur nevykęs, tiesiog jisai atidirba kliento problemų sprendimą. Labai geras problemų sprendėjas. Ketvirtasis yra lone wolfas. Jis dirba nekontroliuojamas žmogus, visiškai jis gali vadinti snaiperiu. Nežinai, kaip jis dirba, kur dirba, ką, bet tiesiog šaudo klientus, kai nesukontroliuosi tokio žmogaus. Vienišas vilkas. Nėra gerai komandai, bet rezultatai yra. Spūdingi. Jo, o paskutinis turbūt stipriausias yra challengeris, kuris stipriausias challengeris. Ką turiu omeny, kai sakai stipriausias? Jo pardavimo metodika nėra agresyvi ir jisai yra būtent challengina klientus. O kaip aš gavau pardavimą challengerą, kiek ketini gyventi dar su tėvais, čia buvo challenger sale visiškas. Ir challengerą gali gerai išmokti. Tai stipriausias kame? Relationship build, tai kaip, hard workeris jisai labai daug dirba, bet jisai pameta, jisai galbūt nedirba išmaniai. Ne, jis tiesiog kala, daug praranda, bet to daugiau randa negu kad praranda.
Relationship builderis labai sunku dėrėtis dėl kainų, jisai užmesga santykius, praranda ryšį su klientais, jam yra blogai. Relationship builderis, jisai užsimesga, naujų neieško, nes jisai jau turi. Problem solveris, jisai akcentuojasi tik į problemas, bet tobulai jas daro. Naujų ne visada randa irgi klientų. Lonely wolfų nepakontroliuosi. O challengeris, jisai randa klientą, jisai išchallengina ir parduoda. Ir ieško kito, kurį galėtų toliau challengint. Tai pats challenger pardavimo būdas gali būti ir greitas, ir kokybiškas, ir tinkamas. Bet tam reikia, turėti, kaip sakoma, kiaušus reikia turėti, challengint žmonės. Ir dar galvoju, neblogą empatiją arba IQ plus EQ, kada pajausti, kada galima tai daryti, kad tai daryti išmintingai. Nes visus esu matęs savo aplinkoje, visus esu matęs ir kaip... Visus, ką turiu menį, visus tipus? Visus tipus esu matęs, visus tipus. Ir kas įdomu, kad kas yra geras pardavėjas, ar ne? Geras pardavėjas turi parduoti, bet geras pardavėjas, jisai žino, kur jo stiprioji pusė, ką jisai tokio daro gerai. Ir jeigu aš žinau, kad aš esu relationship builderis, tai aš ir turėčiau eiti per šitą prizmę. Aš žinau, kad yra vienas lone wolfas, ir nespaustų to lone wolfo į rėmus, kad jisai tarytų pildytų CRM, siektų kaip jis atneša tau deals. Challengeris, tu duok challengeriui atidaryti korporacijas, tu atidaryti naujus klientus, visiškai BD. Hard workeris, jisai gali būti ir ten, tu tiesiog jam duok management accountą, sėdės iki 10 valandų vakaro, viskas tvarkys, viskas gerai, žinai. Gebėk valdyti visą šitą komandą. Visus mačiau ir visi yra įspūdingi, visi kažkurio metu buvo arti topo kaip Teltonikos pardavėjai. Tai nėra geresnio ar blogesnio tipo? Yra, challengeris sakoma, kad yra... Efektyviausias, galbūt reikėtų taip paminėti. Challengeris. Tai mane gerai irgi pachallengino, kai keičiau darbą, tai aš irgi gavau gerą challengerį sėjau pasiūlymą. Jo, iš ko? Iš Vasiliaus. Linkėjimai Edvinai Vasilijui. Ja, linkėjimai Edvinai Vasilijui. Jo, jis irgi gerą challengerį sako, ar tu supranti, kad dar 2 metai ir tavo karstas bus mėlynas? Nes nieks tavęs nenorės. Ir taip. Grįžti namo, miegi galvoja, pasėjo mintį, žinai, pachallengino, gerai, pagalvosiu, žinai, ir mintį gerai pasėjo. Grįšim prie šito ir norisi labai nepaleisti, apie tuos 5 tipus papasakojai sakai, aš esu relationship builderis. Taip, aš esu relationship builderis, nuo manęs klientai nepabėgdavo, bet turėdavau gerus santykius, kad ir kas bebūdavo, aš turiu vis tiek ir kitų savybių, pagrindinis dalykas yra toks. Relationship builderis. Tai kaip įvyko tas Edvino pardavimas tau? Aš klibėjau iš tikrųjų, jau po paskutinis mano etapas Teltonikoje, aš klibėjau, mane kai kas erzino ir prasizondavau su HR-ais. Šliavau su Edvinu, pasikalbėjom ir jis irgi labai gražiai sako, tai taip, tu esi kaip, dabar įsivaizduok, tu nori, kad tave kažkas sumedžiotų, ne, tu į pasimatymus neini. Ne, tai pirmiausia, tu turi pasipuošti, gražiai įsidažyti, atsidaryti appsą, tai Tinderis, ne Tinderis, nesvarbu ir išeiti pasimatymus. Jeigu tu nevaikščiosi į darbo pokalbius, tai tu natūralu, kad tavęs nieks nenorės. Tu nori, kad tave sumedžiotų, žinai, o esi toks. Aš taip lyg ir nežinau, ir jis paskui vis tiek sakė, žiūrėk, apsispręs, kiek tu pagalvok apie tai, tiek metų, 13 metų pradirbai vienoje įmonėje ir ar tu supranti, kad dar metai kiti ir tavo karstas yra mėlynas. Viskas. Tai apsisprendžiau ir pavyko. Ką padarė tokio dabartinė tavo įmonė, Iglutech, kad pardavė tau? Norą, nežinau, ką tu pardavė, misiją, viziją, tavo ateitį pardavė? Man labai suimponavo tai, kad labai panašu į tai, kur aš atėjau iš pat pradžių. Kad tai yra nedidelė lietuviško kapitalo įmonė, nedaug žmonių. Viskas greitis visai kitoks, gamina išmanų produktą. Man viskas tiko.
Bet gal ne vien dėl to, ne dėl to, dėl ko aš atėjau, čia lengva pasakyti, žinai, dėl ko kiti, nes nuo ko bėgi ir ką nori gauti, bet labiau dėl ko aš pasilikau. Gal čia reikėtų apie tai akcentuoti. Ten tikrai gerai su žmonėm yra. Aš labai džiaugiuosi, kokią aplinką turiu tenai ir kokias galimybės turiu augti. Bet pagrindė yra žmonės, kai realiai vertina tave kaip žmogų, tai yra visai kitas dalykas. Galbūt atsimeni kažkokį tiek pardavimo tavo karjerą ilga, spalvinga. Koks buvo sunkiausias pardavimas? Jų daug buvo tų sunkiausių pardavimų, bet aš pamenu, gal ne tai, kad pats sunkiausias, bet kiek buvo baisiausios dėrybos. Baisiausios dėrybos, iš tikrųjų, baisiausias viena dėrybų taktika, ką aš išmokau iš tų dėrybų dar dabar naudoju, tai yra tokia dėrybininko pakeitimo taktika, kai tu atrodo dėrės ir tada susidari, beveik sukirtai rankomis ir pasikeičia dėrybininkas ir viskas iš naujo. Tai aš tokią gavau ir man buvo baisiausia tuo metu. Tai daug metų atgal, aš tuo metu dėrėjausi su savo klientu, kuris dirba su didžiausia Vokietijos premium klasės automobilių gamintojų, kiekis apie 2000 vienetų, kas yra nemažai. Ir sako, kad tas mano žmogus, sako, sudalyvaus mūsų generalinis direktorius finaliniam pokalbį. Labai gerai. Aš laimingas, nes, kaip ir jau sutarė, čia beveik, jeigu kalbam, 5 eurai už vienetą, tai čia beveik 100 000. Patenkintas, viskas gerai, laimingas, bet aš pasiskambinu ir man this is not a joke, cut the bullshit. Prasidėjo pokalbis taip. This is not funny, this is business. O aš nuotaika, viskas įtampa. Ir tada jūs neverti būti mūsų partneriai, jūs per maži, kas čia ta Lietuva, kas čia taip yra, čia jūs turi padaryti ir tokį filmarą, čia kaina dabar ne 5, o mažiausiai 40, kitaip net nedirbam. Ypatingai psichologinis spaudimas buvo tuo metu. Mane išgelbėjo, kad aš buvau, kad tai buvo telefonas. Nes aš atsistojau, žiūrėjau langą ir galvoju, aš nežinau, ką daryti, aš tiesiog kvepuoju ir mintyse, svarbiausia ir išlik darybose. Jeigu pasiduos emocijai, jeigu aš bandysiu vartytis, kad, palauk, tai čia man viskas, reiškia, šnekam faktais. Aš jūs puikiai suprantu, žinai, kažkodėl pradėjo lysti, žinai, jums gali taip atrodyti, tai žinai, bet ten įrangai. Ir tada jisai padidina kiekį 4 kartus. Sako, žiūrėk, bus ne 2000, bet 2 po 4. Tačiau 4 milijonų eurų. Tai aš tokių pinigų nematęs. Žinai, mintyse, čia jau mašina išeina iš bonusų, žinai. Bet mokėsim už pusės metų, už metų ir pradeda. Ir aš jaučiu, kad kažkaip čia yra, žinai, negerai, bet aš turiu savo metodiką, kurią jeigu jūs taip, tada mes taip. Ne tai, kad aš jums duosiu nuolaidą, bet jeigu jūs pirksite tiek, tada mokat iš anksto. Jis sako, tai čia 4 milijonų eurų. Sakau, tai 4 milijonų eurų daug? Čia daug. Tai ir man daug. Tai jeigu būčiau sakęs nedaug, tai būčiau sakęs sumokėk. Bet kadangi pasakė daug, tai ir man daug. Jau jaučiu pagavau, žinai, jaučiu jau pyksta. Ir buvo labai nesmagus ir aš tada tuo metu sugalvojau, kad man reikia paimti pauzę. Aš nepabaigsiu šito pokalbio, man reikia paimti pauzę. Aš pasakau, gerai, aš turiu pagalvoti. Ir aš paėmiau pauzę ir po kurio laiko viskas nurimo. Tai šitą aš atsimenu buvo baisus. Labai baisus. Baisus buvo ne tiek jisai, kiek man reikėjo eiti tada kalbėti jau su generaliniu, nes aš jį žinau, aš paskambinau generalinį po šito pokalbio ir sakau, turim galimybę 4 milijono pasimti pinigų, tai reikia pagalbos. Tai ten irgi gerai praplovė mano mąstymą, kokiu sako, bet man iš šono, kai aš pradedu pasakoti tą pokalbę, jis sako, žiūrėk, čia saugiklis jo, čia jo saugiklis, žiūrėk, tai reikia jos patraukti ir viskas gerai. Ir aš taip suprantu, kad nes aš jau einu dėrėtis į neba mano zoną, aš tokių kainų nežinau, nematau nieko. Ir sakau, tai davai, ką dar išmokau iš to pokalbio, aš nesakau, tai gal tu nori pakalbėti. Sako, tai tu nieko neišmoksi. Ir galvoju,
4 milijonų eurų ir tu duodi man, va tokią atsakomybę atmetė atgal, žinai, va ant kiek pasitikėjimas buvo iš Antano. Ir, nu gerai, ir tada aš jau kaip ir galvoju, ką daryti ir sako, dabar žiūrėk, patikrinkim, ar iš žodžio žmogus. Duok 38. Sakau, bet jis 40 nori. Duok 38. Patikrink, ar žodžio žmogus, žinai. Jau tada online meetas, visa kita, aš kadangi gavau 38,50 duosiu, duodu 38,50 ir jisai sako, galėjai duot mažiau. Sakau, nu galėjot iškart sutikti. Ir susitarėm, viskas buvo tvarkoj, buvo vienas didžiausių tų dylų, bet ką išmokau iš to, paskui aš tik vėliau sužinojau, kad mes galėjom duoti ir dar mažiau dėl to, kad pakeitėm komponentą, kuris sumažino savikainą labai. Ir po... Pardavai su gera marža. Buvo labai gera marža pasirodo, nes paskui po metų laiko mes pakeitėm. Ir ką aš čia iš šitos istorijos, kai visi pasakoju, kai grįžtu ją, ką išmokstu, kad aš kaip pardavėjas dažnai žiūriu tik iš tos funkcinės. Vat aš turiu kainininką ir aš negaliu, nemastau plačiau. Aš matau, vat tiek ir dėries iš tos pusės. Kai pakyli į tą vadinamą, žinai, 7 aukštą, kai pakyli toliau, kai ateini, ten žmonės masto metai 2-3 į priekį. Jeigu šitas, aš gavau užsakymą, jis padėtas ant popieriui, su šitu popieriu 4 beveik milijono eurų, nueita prasidėrėti su darybininkais, ten išsiderėjo ją tiek, kad čia buvo labai, labai geras dalykas. O jeigu aš būčiau pasidavęs, būtum likę prie seno, greičiausiai nieko nebūtų vykę. Tai vat ir mąstymas, kas yra pardavėjo siauras ir vadovo platus, nu, iš tos situacijos tikrai labai, labai išmokau daug. Kas buvo tau sunkiausia persiorientuojant iš pardavėjo į pardavimo vadą? Jo, čia buvo labai. Čia man kryžius buvo visiškas, nes buvo mano klientai. Aš juos užauginau ir aš duodu... Jie mano yra. Nu, aš paleidžiu ir tiesiog man atrodo savaime suprantama, kaip jas reikia prižiūrėti. O vadybininkai nenori. Atrodo iš pradžių, nu kaip tu gali nenorėti. Ir aš labai pykau turbūt kokius gerus pusę metų. Kol vienu metu aš irgi taip šoviai tą galvą mintis, kad o gali visgi nenori, gali tiesiog nemoka, gali nemoka. Aš tik žinau, aš tik jau 8-9 metai dirbu, 10 metų jau dirbu, aš moku, jie nemoka. Tai man reikia juos neužhypinti, užmotyvuoti, užmokyti. Nu ir tada pasidinau, aš sakau, ko tu nesupranti? Ne tai, kad kodėl tu nenori, o ko tu nesupranti. Ir praėjau su kiekvienu one-on-one ir suprantu, kad jie nemoka. Man reikia juos tiesiog išmokti. Tai čia buvo man labai sunku persilaužti. Čia irgi, ne, tas nenoriu, tai yra prieštaravimas, o iš tikrųjų turbūt slypi baimė. Baimė. O kitas sunkiausias dalykas yra, kad kai ateina pas tave žmogus ir klausia, tai ką siūlai vadovas? Nu, taip pat labai įdomu būtų. Labai būtų įdomu pažiūrėti tavo nuomonę šito vietos. Galvoju, nu tai man jau, aš į CRM pasižiūriu, man jau aišku, ką reikia daryti, nes aš jau prafiltravau klientą, čia man visiškas televizorius, žinai, tu man atnešė, žinai, jam komercinį pasiūlymą, nu čia televizorius, čia net nėra dar kokio tikslo dėti komercinio pasiūlymo. Ir taip kažkokiu būdu reikia persilaužti, nepasakyti, ką daryti, o jam padaryti taip, kad jisai pats suprastų, kad išeitų su savo atsakymu, o ne su mano atsakymu. Čia man labai, aš dar dabar šitoje vietoje stringu. Čia jau vadovavimas, čia jau vadovavimas, jau kitoks pardavimas. Aš suprantu, kad tarsi tu tą telematikos etapą už savęs jau palikęs ir tuo pačiu... Čia mano istorija. Man pačiam labai smalsu. ICP tavo buvo tai idealaus kliento profilis. Tai vis tiek buvo plus minus panašio vienoje arba keliose industrijose esančios įmonės. Panašiai. Kokios ypatybės tokių įmonių ir tokių pirkėjų, galbūt esi pastebėjęs, žinai, jau kažkokius tai atsikartojimus, kad pavyzdžiui, tokios įmonės, nu tai kas čia, transportininkai, ekspeditoriai,
logistikos įmonės, ne? Čia jau būtų galutiniai klientai. Labiau yra tie, kurie tom logistikos įmonėm tiekia programinę įrangą ir montuoja. Tai reikia jo ieškoti būtent tokių tiesiogiai su logistikos įmonėm jau nelabai bendraudom, nes ne mes žiūrėdavom jų automobilių parką, mes ieškodavom tų, kurie juos prižiūri. Bet pats daiktų internetas išsivystė iki tiek, kad tapo tik nedidelė dalis. Tai mes netgi įdomesni projektai, kavos aparatus netgi galima buvo dėti į įrangą, kad sektum, kiek sunaudoja. Tada kokius nors kilnojamus šaldytuvus Coca-Colos ar Pepsio šaldytuvus vien tam, kad jų nepavogtų, nes jos būna pavogę. Įdomesnis į vazą dėdavom Bluetooth sensoriukus ir žinodavom kambario temperatūrą, kad vėliau būtų galima jį pašildyti atitinkamų radiatorium. Tai išsiplėtė viskas ant tiek, nes tiesiog, kai yra uždėtas labai aukštas KPI'sas, kad reikia daug skambinti ir tada jau draudžia skambinti tiem patiem klientam uždraudimas, tu natūralu ieškai variantų ir tai labai pasiteisina. Tu neturi kito varianto. Įsijungia kūryba ir įsijungia pritempimai, žiūrėjimai, tada įsijungia kūryba ir gal vienas iš tų dalykų buvo, kodėl labai smarkiai pardavimai augo. Kas buvo tavo dažniausiai decision makeriai? Pagal pozicijas? Pagrindė CEO. Bet aš visada turėdavau dar savo inside žmogų. Aš visada turėdavau kažkokį tai žmogų, kuris man padėdavo daryti pardavimus. Čempioną? Pilkasis kardinolas, gal taip reikėtų pavadinti. Visada yra, tai gali būti bet kas. Sekretorė gali būti galbūt pirkimo vadas, bet reikia rasti būdą, kaip prieiti ir turėti viduje sąjungininkus, nes ne visada sprendimą priima tas žmogus vienas pats, kurie gali įtakoti, tai kuo daugiau turi aplinkui žmonių, tuo yra geriau. Ir iš tų, ir tą labai gerai pamatai myto metu, pas klientą nuvažiavus, kaip ten padaryk kavą. Aš turėjau vieną įdomų pardavėją, kuris atvažiuojam ir jis daro kavą klientui. Jis pats, sėskit jūs, aš jis pas jį ofise, kur čia pasiusta, aš barista. Perimamas kontrolės. Aš iš pradžių man buvo keista, kaip atvažiuoju po 250 km, sėdi pavargęs kavos. O jisai po atvairavęs atsistojo, tai aš jums padarysiu, aš čia pats buvau barista, čia žinokit, čia padarysiu jums su kokiu nori pienukas, neturit, čia va šitą žinau. Ir jaučiu, kaip jis paima visą kontrolę myto, realiai, kokią jūs mėgstate ir aš taip galvoju, mes jau 20 minučių šnekam, o jis pasakoja, kaip klientas pasakoja, kaip jisai atostogose kažkokią kavą geria. Ir aš klausau, galvoju, fantastika, žinai, atradai gerą priėjimo būdą. Ir jau žiūri, kad liko 10 minučių, reikia išvažiuoti, mes dar nieko nepristatėm. Tai toks pardavėjas yra, žavi. Čia šitą istoriją ir norėjai papasakoti, nes pradėjai. Čia viena iš istorijų, aš turiu daug tų istorijų. Galiu dar papasakoti, kaip darydavom tos pardavimus, tai kaip atrasti įdomumą, irgi apie kavą, kad kažkur ir buvo klientas, kurio neįmanoma pasiekti. Jis nekalba tą kalbą, jis tik vokiškai, angliškai nekalba. Mes dviese su vadybininku nueinam ir standartiniai žeriam, tą informaciją žeriam, matau, kad klientas, jis toks visas ten kavinėje, tik svaro, tą kavutę geria. Bet aš pamenu, kad kai jis įėjo, jisai parodė pirštu į tokį žemėlapį, kurie buvo kavos žemėlapis. Ir aš kažkurioje vietoje tiesiog paklausiau, ar čia Gvatemalos kava. Ir jis tai pasižiūrėjo, žinai, taip, Gvatemalos, ir jie pradėjo tarpusavį kalbėtis, mes pradėjo vertėjauti, kad jam iš tikrųjų jisai buvo Gvatemalai, turi kavos plantaciją ir tiesiog atsivėrė, klientas pradėjo pasakoti. Tai čia yra, ką noriu pasakyti, kad kai atrandi tą, kas kitam žmogui patinka, pardavimai gerokai palengvėja. Ir čia tas nepasakoti, koks aš kietas, koks fainas, geras pardavėjas, bet ką klientas iš tikrųjų mato manyje,
kartu, aš ir tu vieno kraujo, turbūt yra geriausias, kai nori parduoti, supras, kuom tu esi toks pat. Dar vienas toks patarimas, ką pastebėjau ypatingai dabar, kai naudojam konkurentus kažkokius, ne, ir pardavėjas, kaip iš vadovėlio pradeda pilti. O, jūs turit šitą konkurentą, mes geresni tuo. Ir pasakoja, kuo mes esam geresni, tuo pačiu nemenkindamas konkurento, bet menkindamas kliento pasirinkimą. Ir jeigu tu vardini, kuom tu esi geresnis, tu natūraliai tu sakai, kad tai reiškia, mano blogas pasirinkimas, aš buvau blogai padaręs ir tu man neaiškink. Aš nenoriu su tam turėti reikalų, nes tu aukštindamas save žemini klientą. O ką reikia daryti, reikia tiesiog, žiūrėk, tu ir aš norim uždirbti iš to pinigų. Sutinki? Jeigu jisai sutinka, turėtų uždirbti pinigų. Su mūsų pasirinkimu tu išloštum čia ir čia. Ar nori kartu su manim išlošti daugiau pinigų, nieko nekalbant apie konkurentą? Vat toks turėtų būti mandagus priėjimas, kai tau sako, aš naudoju konkurentą. Ar galėtum pasidalinti savo kažkokią pardaviminę nesėkmę, kuri tau kainavo sandorį, o galbūt beveik kainavo, gal pavyko išgelbėti? Gal ne tai, kad pardaviminę nesėkmę, bet aš turbūt savo klaida, ką padariau, tai aš per vėlai pasakiau, kad aš noriu būti vadovu. Čia mano buvo didelė klaida. Aš buvau kuklus, toksai, galvojau, kad čia vėl Edvino Vasiliaus turbūt vėliau labai geras pasakymas buvo, tu turi pasakyti, kad nori kažko būti. Aš galvojau, kad jeigu labai smarkiai dirbsiu, mane pastebės, man pasiūlys, aš tada iš pirmo karto kaip normalus pirkėjas nesutiksiu, pasiūlys man antrą kartą ir aš jau tapsiu vadovu. Tai net nesiūlė, nes aš kažkur buvau pasakęs, kad gal ne visai noriu, gal dar nežinau, čia reiktų gerai pagalvoti, o buvo kitas, kuris sakė, jo, aš priimu. Tai man turbūt tokie 3-4 metai nuo to, aš jau galėjau būti vadovavimo pozicijai. Tai turbūt čia yra tokia patarimas, kad ne tik, kad turi būti matomas, bet nebijok, jeigu turi kažkokią svajonę, tai bent jau pasakyk, kad norėtum būti. Negalvo, kad tave turi pastebėti, kad tu labai esi hard workeris, tave pastebės ir tau kažką pasiūlys. Turi pasakyti galų gale, kad norėtum būti vadovu. Tai čia gal yra mano nesėkmė arba gera pamoka. Okay. Corporate life pamoka. Iš pardaviminių procesų, kadangi tikrai daug esi ir skambučių daręs, ir pardaviminių susitikimų turėjęs, ir dėrybų, ir klausinimų, ir visuose įvairiausiose pardavimo ciklo etapuose esi pabuvojęs. Ja. Būt atsimeni, kažkodėl man noris prie tos Vokietijos prisirišti, bet prisiriškim, viskas gerai. Galbūt iš ankstyvesnio savo gyvenimo, kartais, netgi kas yra faina su nežinojimu, nes kartais, kai iš nežinojimo gali intuityviai padaryti gerai, arba kai esi neužgruntuotas, kaip kartais sako, kad, kaip čia, yra du tokie požiūriai, kad kai kažkas, tarkim, ateina naujas žmogus, pavyzdžiui, pardavimų komanda. Vienas požiūris yra, mes jam turim viską susakyti, kaip daryti, ir jis turi aklai sekti. Ir galima taip pasiekti. Kitas požiūris yra, pavyzdžiui, mokykla, kurią aš turėjau, kai atėjau pirmą kartą pradėjau dirbti. Nieko nes. Vesk ir daryk. Ja. Ką noriu, prie ko bandau prieiti, tos klaidos kartais iš didelio rašto išėjom iš krašto, kada jau tiek daug žinai, tiek daug čia metodikų, informacijų, čia prieštaravimo ir tada kartais nepastebi visiškai tokių paprastų dalykų, kaip, kaip žmogus jaučiasi, ar jisai pavargęs, kaip jisai šneka, ką tau sako ir taip toliau. Toks kotinės atsiranda, aš čia bet kam parduosiu. Ar esi kažkokią tokią situaciją turėjęs, kada, blemba, nenuskaitai to žmogaus ir nuvarėjai kraštą ir galbūt pavyko, išgelbėti tą situaciją, o galbūt ir ne? Pamenu, buvo tokių situacijų. Ypatingai, kai jau perėjau į vadovus, aš labai greitai pagavau, kaip mano įgūdžiai atbuko. Kai buvau labai greitai atbuko, kai buvau grinai pardavėjas, man buvau tikrai, kiekvieną rytą darydavai tą patį, labai aštrus pojūčiai. O jau kai patapau vadovu ir pereinu prie
bendravimas su klientais, aš matau, kad aš nebepagaunu to, ko reikia. Tai vadinasi, pirmas patarimas yra grįžti į pokalbį su klientais karts nuo karto, vien tam, kad neprarasti tų įgūdžių, vis tiek juos reikia gaudyti. Bet aš pamenu tokią situaciją, iš tikrųjų, kai nuvažiavom irgi komandiruotėje, aš dar auginu vadybininką ir atvažiuojam ir nelaukiami tenai. Klientas nesumokėjęs pinigų, nusileidžiam į rūsį pas jį, tenai tik 2 kėdės, pats rūko klientas, mes esam 3, kažkokį foteliuką numeta, žinai, sėdi, sukryžiavęs rankas, aš matau, kad nenori jisai čia mūsų visai. Ir aš savo ten vadybininkui, čia perimu, dabar kalbėsiu. Kalbu ir matau, kad niekaip neina. Niekaip neina, jisai kaip užsirakinęs, taip užsirakinęs, žinai, ir tai bandau, aš matau, kad šalia sėdintis žmogus jau kojam savo baksnoja ir kad, duok man pabandyti, žinai. Ir kaip tyčia klientas skambutis atsikelia, išeina. Aš visas žiūriu, tas vadybininkas sako, žiūrėk, nusišnekė, duok man pabandyti. Ir aš mintyse galvoju, va, čia darybininko pakeitimo taktika labai praeitų, žiauriai praeitų, čia tavai keičiam. Aš tiesiog atsistoju, žinai, į tualetą, kažkur galvoju, pavarlinėsiu, išeinu out, ir po gal 10 minučių girdžiu, jie ten žvengia, bet ne tai, kad juokiasi, bet realiai ten plois kratojasi, nelendu. Nelysiu, žinai, nes girdžiu, kad ten viskas yra gerai. Aš apvaikščiau ofisą, pamačiau klientą, kadangi pakalbėjau su visais ofise, pamačiau, ką jis naudoja, sužinojau konkurentų visus gaminius, viską sužinojau, grįžtu ir ten puikiai viskas yra, kalba apie jachtas kažkokias, apie viską ir taip nuostabiai tas visas pardavimas praėjo. Ir tada, kas man labai patiko, kad kai jau grįžom į ofisą, į viešbutį ir jau gėrėm su vadybininku alų, sakom, žiauriai gerai, kad tu man pasakei, kad aš pasitraukčiau, nes aš feilinau, sorry. Sako, aš mačiau, kad tu feilinai, bet aš nenorėjau tau sakyti. Tai susitarėm, kad kitą kartą turėsim kažkokį ženklą, matysi, kad aš jau nusivažiuoju, žinai, perim. Tai čia buvo vienas iš tokių, kaip ir gėdos momentų, kad aš nesusivaldžiau, bet iš kitos pusės labai viskas gerai gavosi. Ir tada netgi pats vadybininkas paaugo toje situacijoje. O aš supratau, kad jau aš dabar vadovas, aš jau turiu duoti kitam daryti, jau aš nebepardavėjas. Viskas, mano rolė pasikeitė, jau raminkis. Įgalinti kitą, sukurti jam erdvės. Leisti, pasijausti. Ir jis tada tikrai gerokai pasijautė profesionaliau, nes aš jaučiu, kad šalia mane žmogus bijo daryti pardavimą, o čia yra, aš tau ne tam, kad paskaičiau, ką tu blogai padarai, o ką tu gali padaryti geriau. Tai tu sufeilinsi, aš to pasakysiu, kad sufeilinai. Lygiai ta pati situacija, kaip 400 milijonų eurų dėrybų, to vietoj sakė, tu eisi dėrėtis, ne aš, čia tu eisi. Va taip įgalina tą žmogų, va toks pasitikėjimas ir turi būti. Galvoju, čia labai neblogas pavyzdys tokių 2 dalykų. Viena, žaidžiančiojo trenerio. Tai yra, kad tu būdamas pardavimų vadu su savo timu ėjai kartu, tai tuo pačiu ir tokia, žinai, mentorystė, kad aš nebėjau užsitepti ranko, einam kartu tas bulves sėt ar daržus ravėt. Antra, šiek tiek perduoti informacijos, žinai, tokio kaip mentorystės, išminčiaus, kaip aš darau dalykus ir tuo pačiu būnant, pavadinkim, galios pozicijoje, nepabijosiu to žodžio, tikrai to žodžio prasme. Vadovėlio pozicijai. Kaip hierarchiškai, ypatingai, žinai, tokioj struktūroje, kokioj buvai tu prieš tai, ten, kur hierarchija yra gaji, kai tu pats sakei, kad bijo vadovo, tai reiškia, tu esi galios pozicijoje. Ir ne tik, kad nepasinaudoti blogąją tą žodžio prasme, bet ir kaip tik būnant galios pozicijoje, parodyti savo pažeidžiamumą, yra mano galva labai labai daug, ko tu nepabijojai, žinai, padaryti, nes tugi galėjai sakyti, kai tau pasako, aš tu kaip pafeilinsiu. Tu ką tik sufeilinai man tai pasakydamas ir, žinai, ką noriu pasakyti, kad susitvarkiai su savo ego ir priėmei kritiką kažkuria gal prasme, komentarą iš savo pavaldinio ir įvertinai, žinai, kad šitai situacijai iš tikro to reikia ir tu atsitrauki. Čia labai daug. Čia daug, matai, čia yra iš tokio
iš rolės pusės, kas yra labai svarbu. Pamenu tą būtent su mentorium savo situaciją, kai vienas pirmųjų susitikimų ir vėluoju, žiauriai vėluoju. Ir aš atvarau į susitikimą su mentoriu, man tėvadienis, vis tiek vėluoju. Ir jisai, tai ko piktas? Ai, sakau, čia, žinai, čia nesąmonė, žinai, ir čia gavau, vaikus vežiau darželį, gavau piktą vadovo laišką, kad ten kažko nepadariau dar, žinai, man tėvadienis. Sakau, tai kas supyko? Sakau, tai aš ten pykstu. Ir jisai dar labiau pradeda juoktis. Aš galvoju, ko jis iš manęs juokisi, gal tikrai. Ko čia šaipaisi, žinai, kas tu toks? Sako, ne, kas supyko? Sakau, tai man tėvadienis, aš vaikus vedu į mokyklą, į darželį, ko ten man dar rašo, kas yra negerai? Sako, tai o ko Mykolas tėvas supyko, kad Mykolas darbuotojas kažko nepadarė? Ir taip toks, žinai, wow momentas realiai. Ir va toj vietoj, toj situacijoj aš buvau ne vadovas, aš buvau pardavėjas, aš feilinau kaip pardavėjas ir aš apsikeičiau ir gavau patarimą kaip pardavėjas. Paskui jau kaip vadovas aš pasakiau, labai buvo geras tavo sprendimas, kad reikia pakeisti tą dėrybininką, reiškia, buvo rolės labai tinkamai suvaldytos. Ir čia yra vienas svarbiausių pardavėjų bruožų, yra gebėti pagauti, iš kokios rolės tu kalbi. Kai tau sako ne, sako tau kaip pardavėjai, tu feilini kaip pardavėjas, tau gauni feedbacką kaip pardavėjas, ne kaip žmogus, gali būti fainas bičias ir panašiai. Bet tu gauni feedbacką kaip pardavėjas ir gebėk paimti tai kaip pardavėjas. Nesusitapatinti, nesusilieti su rolė. Grįžti namo, viskas, aš jau ten tėvas, vyras ir visai kita, jau ten gaunu kitokį feedbacką. Kaip manai, gerų pardavėjų? Ta žodis geras, blogas, žinai, taip, čia konotacijos tarsi nesąmonė, bet jeigu mes taip šnekėtume, kad geras pardavėjas yra tas, kuris yra efektyvus, jisai pasiekia rezultatus, taip. O blogas pardavėjas yra tas, kuris, galų gale nepasiekia. Labai paprasta. Pardavimuose gali pamatuoti, pardavė arba nepardavė. Pasiekia. Taip. Tai gimstama ar tampama? Tampama. Absoliučiai tampama. Aš kaip ir minėjau apie tos 5 geriausius pardavimo tipus, aš mačiau geriausių pardavėjų, visiškai intravertų. Tu ne už ką nepasakysi, kad jisai gali būti pardavėjas. Jisai nekalba, jisai tyliai. Jisai paskambina ir tiesiog daro tai, ką reikia. Ir nuostabiai parduoda. Nėra čia įgimtas, nes visiškai nesutinku, aš manau, kad tai yra tiesiog įgūdis, kurį tu gali išsirtuliuoti. Vien dėl to, kad pardavinėja vis tiek yra žmogus žmogui. Kaip jau minėjau ir pačioj pradžioj, tu kažkokią idėją turi parduoti. Jeigu tu nemokėsi jos pardavinėti, tu nieko iš to gyvenime nebus. Aš savo žmoną irgi turėjau parduoti idėją, kad jinai būtų mano žmona. Tai irgi ilgai truko, kol pardaviau. Ar tau svarbu duoti parduodant? Gauni duodamas visada, vienareikšmiškai. Nėra tai, kad tu turi pradžiai kažką pasiimti. Tu pradžiai duodi ir tada gauni atgal, kartais netgi netikėtai duodi nemokamai, o paskui žiūrėk ateina visai kitais kanalais. Čia yra nuostabus dalykas. Žengiam į sąlyginai naują rubriką. Žinau, kad tu neklausėjai paskutinių epizodų, tai greičiausiai tau bus šiokia tokia naujiena. Žodžiu, turim tokią rubriką, kuri vadinasi Kaip parduotum. Ir prieš tai buvęs pašnekovas siunčia linkėjimus ir siunčia kažkokią tai pardaviminę užduotį. Tai aš po to pasakysiu, nuo ko šita užduotis keliauja. Tai jinai skamba šitaip. Paprasta IKEA stiklinė. Nėra jokių socialinių medijų. Neturi telefono. Tačiau yra prie IKEA'os stotelė, kurioje yra žmonių. Tavo užduotis – gauti už šitą stiklinę 50 eurų. Kaip atrodytų tavo procesas, galbūt pasiruošimas, kaip atrodytų veiksmai, tai žinai,
Nebūtina simuliuoti, kad aš esu tas žmogus stotelė. Taip, kaip atrodytų, man reikėtų būtinai... Gali šiek tiek ir pagalvoti, jeigu nori pasidėlioti. Bet matai, man reikėtų, čia ateina iš tos pusės, jeigu aš netai pardavinėju. Aš neičiau į stotelę ieškoti žmonių, kuriem būtinai reikėtų tą parduoti. Jeigu jam to nereikia, aš ir neparduočiau. Pardavimas nėra būtinai kažkokios prekės įkišimas už tai gauti pinigų. Suprantu. Ir sąlygos yra tokios, kokios yra, ne aš sugalvojau. Jo. Gyvybės arba mirties klausimas. Tau reikia gauti 50 eurų, yra stotelė žmonių ir yra IKEA stiklinė. Kaip atrodytų tavo thought process, galbūt pasiruošimas, tiesiog kokius žingsnius atliktum? Taip, pirmiausia, žinai, eini prie... Matai, sakau, aš žiūrėčiau taip, pirmiausia, ateini su žmonėm, pasikalbė, ar jie skuba, ar jie neskuba, kaip jiems svarbu čia laukti, nelaukti. Mane tai kažkodėl tai susigeneruojas tai kaip Foresto Gumpo ta situacija, kai sėdė ant suoliuko ir šnekasi žmonės. Aš pradėčiau nuo to. Pasižiūrėčiau, aš pradėčiau nuo to. Aš relationship builderis, aš nesu tas D tipo žmogus, kuris bandytų arba duodi pinigus, gausi stiklinę. Aš užmegzčiau santykius, pažiūrėčiau, kas jam yra svarbu. Papasakočiau apie šitą stiklinę, kodėl ta stiklinė yra svarbi man, kad tai yra galbūt paskutinis kartas, kada reikės iš jos atsigerti ir tai buvo, sugalvočiau istoriją, kad paremtų. Nes aš 50 eurų stiklinę manau, kad tai yra IKEOS stiklinė, tai tiek nekainuoja. Bet aš kurčiau jai vertę, bandydamas tai, kad tu, nupirdamas iš manęs šitą stiklinę, tu padarai ne tik gerą darbą, bet jinai turi istoriją. Storytelinimas. Eičiau per šitą kampą. Kaip tiksliai tą padaryti, nežinau. Bet sugalvočiau kažkokią istoriją šitos stiklinės. Kad tai yra ypatingai gera stiklinė, kad tai yra ne tik, kad tai yra kolekcinė pirmoji ir labai svarbi man stiklinė. Ir žiūrėčiau, kaip reaguos. Okay. Aukcioną daryčiau paskui. Tai galim taip tada susisteminti žingsnis po žingsnio, kaip atrodytų. Taip, sugalvočiau istoriją apie stiklinę. Kodėl jinai yra tokia, o ne kitokia būtent. Sukurčiau pradžią istoriją stiklinės. Subendraučiau su žmonėmis, rinkčiau, kuriem žmonių iš tikrųjų brangu, nežinau kiek ten tų žmonių, bet po kelių pokalbių minučių turbūt suprasčiau, kas iš jų yra emociškai prisirišęs prie to, prie stiklinės, kas ne. Ir tada papasakočiau istoriją, kodėl šitą stiklinę turėtų būti pas jį, paklausčiau labiau, kodėl nenorėtų jisai pasirinkti šitos stiklinės, tada jeigu pasakotų, aišku, žiūrėčiau tada pagal prieštaravimų lygius. Namie turiu stiklinę. Tai ar čia yra televizorius, ar širšė, ar tai yra pusgalvis. Eičiau per šitą metodiką irgi. Bet aš manau, kad pagrindai yra istorija, kad tai yra svarbu man ir kad tai yra geras darbas, ką tu galėtų išspręsti kažkokią problemą. Eičiau šitaip. Kurtum santykį ir kurtum istoriją. Jo. Ką daryti? Man reikia 5 eurų. Manau, kad galima būtų ir geriau prasisukti ne vien tais. Bet bendrai dar kartą pakartosiu. Čia yra situacija, tai nėra ta, kaip aš darau dažniausiai. Aš taip nedarau pardavimą. Užskaitom, Almantai. Nice. Judam toliau. Pasak Mykolo, tu šiek tiek jau užsiminėjai, jeigu reiktų 5 savybės gero pardavėjo sudėlioti. Gerai. Pirmoji savybė yra empatija. Suprasti, ką kitas žmogus jaučia, ką galvoja. Antroji savybė vienareikšmiškai atkaklumas, kad ir kaip tu turi būti atkaklus, nori. Nepriimti asmeniškai, tai gebėti įeiti į rolę, į pardavėjo rolę. Gerai, 3 turim. 4 yra nuolatinis tobulėjimas. Turi nebūti užstrigęs ant to paties metodikos, turi gebėti prisitaikyti. Ir, sakyčiau, kad mylėk produktą. Mylėk produktą iš tos pusės, kad žinok, kodėl šitas produktas gali spręsti kito būtent kliento problemą. Ne dėl to, kuo jis yra geras, bet būtent kodėl jisai yra geras klientui.
nevardinti jo savybės, bet būtent šitai. Vat mano 5. Nice. Užsiminė apie tobulėjimą, kitais žodžiais edukacija, saveedukacija. Tikrai praktiškai visi, kurie šitoj kėdėj sėdėjo, irgi paminėjo kaip vieną iš pagrindinių savybių gero pardavėjo, turbūt bendrai gero profesionalo. Taip. Sugebėjimas pasakyti savo ir kitiem, kad, aš suprantu, kad nebesuprantu. Aš žinau, kad nežinau. Ja. Ir kaip atrodo edukacija tavo gyvenime, tavo pačio kaip pardavėjo ir kaip pardavimo vado, ar išskirtum, žinai, kažkokias galbūt metodikas, galbūt kažkokius kursus, galbūt kažkokias knygas, kažkokius filmus? Be abejo. Pirmiausia, tam tikrais etapais knygų neskaitydavau, bet vienas vadovas pačialendžino gerai, kad kiek tu gali namie nieko neveikti, pradėk skaityti knygas. Ir pradėjau nuo grožinės literatūros. Mane pakabino grožinė literatūra, todėl, kad atrodo ir taip dienos metu aš žiauriai daug dirbu protinio darbo, tai dar vakarais arba papildomai norėčiau pailsėti. Tai aš pradėjau nuo Remarko Juodasis obeliskas. Rekomenduotum ją? Labai rekomenduočiau. Ir 3 draugai Juodasis obeliskas Remarko dėl to, kad tai yra apie bėdžius, kurie niekada nepasiduoda. Tai yra atgrinai apie ateinu pas vadovą pasibėdavoti, jis sako, mes, čia, žinai, tu sakai, sunku, tu nežinai, kas yra sunku. Ir paskaitai Remarką ir pamatai, kad ten, kaip pinigai nuvertėja, viskas krenta ir dar vis tiek to reikia pardavinėti antkapius, kurie ryte kainavo tiek, vakare tiek, reikia dirbtinių ašarų ir panašiai, ten labai, labai pakabina. Nuramina, pakabina. Tai pirmoji knyga ta. Tai pirmos 2. Tada tikrai rekomenduočiau, jeigu yra apsisprendimo kelyje žmogus, tai aš skaičiau Alchemiką, man labai padėjo. Reikėjo atsikratyti savo tų avies bandos ir išeiti kažkur kitur. Tai šita knyga viena iš rekomenduojamų. Be abejo, atominiai įpročiai iš tikrųjų yra labai gerai. Kaip mažas darbas ryte ar dabar gali atnešti ilgalaikiai perspektyvai labai daug naudos. Va. Tada ką aš dar darau, aš su dirbtiniu intelektu daug kalbuosi. Turiu savo 4 klausimus kiekvienos dienos vakare, kadangi važiuoju į darbą ir iš darbo ir turiu tam tikrą laiką, aš podcastų neklausau toje vietoje. Aš atsakau savo į 4 klausimus. Pirmasis tai yra, ką šiandien padariau gerai ir už ką savo padėkočiau, ir tikrai reikia tęsti toliau ir rytoj. Pirmas klausimas toks. Reiškia, tu sakai, ačiū, žiūrėk, buvo sunkus mytas, bet perėmė iniciatyvą. Buvo nepatogus pokalbis, bet tu visgi vis tiek aš jį inicijavau. Pirmas dalykas. Antras dalykas, kas buvo visai neblogai, bet ką reikėtų pakoreguoti. Kur buvo nice, bet truputėlį sudeginai, gal ten galėjai pasikarščiavai, šitoje vietoje kitą kartą reikėtų padaryti geriau. Galbūt galų gale maži pakitimai, korekcijos. Trečias yra, ko visiškai atsisakyčiau. Šiandien kažką padariau tokio, ko reikia visiškai atsidaryti ir daugiau nedaryti. Jau šitą rišu iš karto. Ir 4, ką naujo išmokau ir pradėsiu taikyti naujai. Ką naujo išmokau šiandien apie save, apie kolegas. Ir aš turiu ištisą mėnesių dabar ataskaitą, kaip vyko mano, ką aš pradžioj darydavau gerai ir galiu padaryti su AI-om ataskaitą, kaip vyksta tas mano tobulėjimas naujoje pozicijai. Tai čia labai rekomenduoju. 4 klausimai. Patinka siekti savo progresą? Geras pardavėjas seka savo progresą. Kaip tu gali žinoti, ar tu darai gerai ar negerai? Girdėjau, vienas pardavėjas sako, aš seku savo algą, bet čia labai negerai, nes alga kartais neatspindi tavo progreso. Tu gali gauti klientą, pasislėpti, ypatingai korporate, tu gali pasislėpti po kito žmogaus įdirbį, išėjo, gavai klientus, tavo alga pakilo, ir sakai, jo, žiauriai gerai varau. Ne, turi sekti, tu turi žiūrėti, ar tu esi geresnis negu buvai prieš tam tikrą laiką. Tu turi turėti savo KPIs. Čia, jeigu pardavėjas neseka progreso, tai jisai jau nėra pardavėjas. Filmai, serialai? Filmai, serialai.
Iš tikrųjų, serialai man labai patiko Ted Lasso. Rekomenduočius nėra gal ant tiek populiarus, bet Ted Lasso. Mačiau, labai patiko. Tai Ted Lasso rekomenduočiau pasižiūrėti vien iš to, kadangi tai yra sportinė psichologija, santykių psichologija, komandos formavimo principai, tai labai rekomenduoju žiūrėti. O daugiau turbūt nieko. The Office turbūt visiems tinka, kad na, į pardavimus nereikia žiūrėti ant tiek rimtai, kad čia jau viskas yra gyvenimo mirties klausimas. Ir to, vat, būtent tai komiškos situacijos, būtent ką parodo Office serialas ar kažkokios knygos, tai tą ir parodo, kad ir tiesiog gyvenimas, čia nėra viskas. Tiesiog arba tau pavyksta parduoti, arba nepavyksta parduoti. O jeigu nori, kad parduotum, tai reikia siekti savo progresą, nuolatos atnaujinti žinias, būti drąsiam, nebijot. Ir tiesiog klysti ir per klaidas išmoks. Ta aš savo patirtim patyriau, ohoho kaip. Daug kalbėjai apie širšę televizorių ir Taip. taip toliau. Ar tai yra kažkokia konkreti metodika, kurią gali žmonės, nežinau, susirasti, nusipirkti online kursus? Tiksliai nepasakysiu, bet net nebijoju, kad yra. Galbūt tai nėra vadinama būtent tokiais terminais, bet ir tas pats, pavyzdžiui, aš jūs puikiai suprantu, dauguma klientų tą patį sakė, pasirodo, tai yra tiesiog 6F metodika. 6F metodika. 6F metodika. Jeigu meluosius, tai šitą ištrinsim, gali būti. Bet beros tai yra 6F, tu patvirtini, įžemini, pakonfrontuoji ir pasiūlai kažką kito. Tai aš kaip matau, kuo toliau dirbu, kuo labiau einu per tą gyvenimą, tuo labiau pastebiu tai, kad ką mes kaip pardavėjai seniau darėm intuityviai, viskas yra aprašyta. Dviračio neišrasi, kažkokio tai naujo super duper pardavimo metodo nebus. Tu randi tai, kas tinka tau ir tiesiog dirbi pagal tą principą. Tai yra paprasta. Yra gal dar kažkas tai iš kažkokių tai metodikų, kuriuom tu skiri dėmesį arba esi jutęs, žinai, kad tau tinka ten. Taip. Aš dabar ypatingai... Spin, medic ir taip. Spinas, tikrai taip. Pagrindė dabar, kadangi jau man spinas netiek reikalingas, kiek buvau pardavėjas, man labiau vadovavimas, aš dabar turiu 4, atominiai įpročiai knyga, kurią paskaitau, tada yra Lancione 5 komandos disfunkcijos arba mirtis mitinge, kaip vesti mitingus ir kaip formuoti komandą. Tada yra knyga tokia Traction, kuri kaip apie organizacinius principus naudoti. Ir tada yra Robert Diltso piramidė. Ir pagal Diltso piramidę, kaip formuoti žmogaus įpročius ir, kaip sakyt, keisti jo identitetą. Tai aš būtent visus savo darbus filtruoju per šitą prizmę. Aš daug naudoju AI-aus. Aš buvau vienas tų turbūt pirmųjų, kurie korporatyviai ypatingai daug naudoja AI. Aš pasikurdavau savo filtriukus, susimesdavau knygas ir sakau, žiūrėk, mano situacija tokia, jeigu man reikėtų pagal Diltsą, kaip man reikėtų pasakyti žmogui, kad jisai kažką padarė negerai. Ir tada jisai man patikė ataskaitą, aš suprantu ir tada akcentuoju būtent ten, kur ir svarbu. Tai aš rekomenduoju kiekvienam pardavėjui tą daryti. Dar, kadangi jau įtariu, mes einam į pabaigą, toks vienas rimtas patarimas, ką esu matęs, ko nedariau aš ir ką tikrai norėčiau, kad darytų jaunoji karta, tai yra dirbtinio intelekto botai arba asistentai, kurie padeda tau susikurti skriptą ir jį repetuoti. Įsirašai savo pokalbį ir praleidi pro skriptą ir patikrini, ar tu gerai, ar tu laikaisi skripto, ar tu nesilaikai skripto. Ir čia yra pats greičiausias tobulėjimas. Tu pagal metodiką, pavyzdžiui, tą patį Lancionį ar Krisą Vosą gali kaip nori pasidaryti skriptą ir paleisti. Čia aš mačiau keletą vyrukų, kurie tai daro ir aš pavydžiu, kad aš taip nedariau. Užsiminė apie vadovavimo knygas ir galvoju,
Į kokį klausimą turėtų atsakyti pardavėjas savo? Kaip turėtų tas klausimas skambėti, kad padėtų savo suprasti, ar būti jam vadovu ar ne? Nes, žinai, bendrai, taip žiūrint į tą standartinę tokią korporatyvinę raidą, nu tai tu esi specialistas, tada patampi vadovas, tada augi ten ir taip toliau ir panašiai. Ir kaip mes su tavim žinom, ne visi pardavėjai gali būti vadovais. Tikrai ne. Ir žinai, ar sakytum visiems eik pabandyk tai, o gal nebandyti, ar turi kažkokią čia patarimą, nuoširdų pasiūlymą? Jo, pardavėjo kelias yra toks, ne tai kad sudėtingas, bet pardavėjo karjera labai trumpa. Aš manau, kad tai yra apie 10 metų. Kaip pirmi 3 metai yra tokie, pirmi keli metai yra tokie, kur tu repetuoji, bandai, tikrini, mokaisi. Tada nuo kažkur 3 metų iki, tarkim, 7, 8 yra pats tavo gazas, kada tu varai ir daugiausiai gali užsidirbti, o paskui jau tampa tokia branda ir darai tą patį darbą, toks vilko fazė, kada jau pervargsti nuo visko, tie patys forecastai tave labai užliuliuoja. Čia svarbu, yra tikrai visokių pardavėjų, tikrai Vokietijoje ten sutikdavom ir 50-mečių, 60-mečių, 30-40 metų dirba, jam viskas patinka. Tai aš čia nekategorizuoju, tiesiog sakau bendrai, kad pardavėjas, atsiminkit, kad tavo laikas yra limituotas. Kai bus 35 metai, turėsi kitų kitų poreikių. Tai į ką reikia atsakyti pirmiausia? Nuo ko tu bėgi ir ką bandai įgauti? Bėgi nuo ko? Nuo rutinos, nuo tų pačių forecastų ir ką gali gauti. Gali būti, kad alga pamažės, bet gali gauti ką? Galimybę realizuoti save. Čia turit pats atsakyti savo. Aš labai atsakinėjau, kai man reikėjo keisti bendrai kryptį. Aš atsakinėjau šitus 2 klausimus. Taip pat labai svarbu atsakyti, kuo tu nori būti, ką daryti ir ką turėti. Dažniausiai pardavėjus laiko būtent alga, nes jeigu jau tiek metų dirbi, tai tu turi pakankamai gerą bonusą ir žmonės dažniausiai laikosi to, ką turėti, nors būna nepatenkinti. Čia reikia pirmiausia, jeigu jauti, kad kažkas yra negerai, tada atsakyk, ko aš noriu būti. Pirmiausia, ne? Aš noriu būti geras kas? Pardavėjas, vadovas, žmogus, kai atsakysi, tada žinosi, ką tu turėtum daryti tokio. Daryti, tai jeigu aš norėjau auginti kitus. Man patiko dalintis patirtim. Ir tada ką aš turėsiu, man jau buvo ne taip svarbu, ką turėti, bet aš būtent norėjau būti lyderis, kuris veda komandas į priekį, aš noriu mokyti, auginti kitus žmonės. Ir tada, ką aš turėsiu, turbūt turėsiu kažkokią tai sekėjų aplink save žmonių, kurie manim tiki, o ne iš kitos pusės. Aš pradžioj turiu turėti daug... Skamba kaip religinė sekta. Tai yra religinė sekta. Tai jau labiau kitų gaštalto vaikas turėtum dar geriau žinoti, negu kad aš. Mokaus dar. Mokaus. Procese. Tai atsakyti tos klausimus, ko nori būti, ką turėti, ką daryti ir ką turėti. Ir tada prieš sprendimą, nuo ko tu bėgi, ką bandai įgauti. Tas pats pardavimas. Visiškai. Jeigu liekat su mumis, tai ką tu turi, jeigu lieki su konkurentu, ką turi, o jeigu ne, ką įgausi. Varom jau visai į pabaigą. Rimtai? Rimtai. Psichologinė sveikata, fizinė sveikata. Ar skiri šitiem dalykam dėmesio, prioriteto ir kaip atrodo tavo protokolai, žinai, kaip Mykolo, kaip žmogaus. Ir ar kaip pardavimo vadas tu į tuos dalykus kreipi dėmesį ir kažkaip prisidedi prie formavimo? Daug. Kreipiu į tai dėmesio, kaip ir minėjau, kad aš turiu tų 4 klausimų taisyklę vakare, kur atsakinėju. Tai jie padeda tą tokią psichologinę įtampą nuimti, nes yra labai daug minčių ir tas mintis svarbiausia, jas nepalik galvoj. Jas reikia išleisti kažkur. Arba užrašyti. Ką dar? Šiaip aš žiauriai daug stresuoju, panikuoju, tikrai nemeluosiu, nėra man labai paprasta ir mytą vesti, ir į podcastą ateiti, ir kažką prieš auditoriją pakalbėti, labai stresuoju, bet labiau tai yra toks jaudulys, su kuriuo aš jau esu susigyvenęs, aš gal kaip šizofrenikas suprantu, kad tai yra tiesiog
kažkur stovintis žmogus arba tiesiog, aš žinau, kad aš jau kai eisiu, tai jisai tenai bus. Aš jau su to susitaikiau, nepabėgsiu nuo to, neignoruosiu, neignoruoju. Vat blogai, kai būna jau panika. Panika yra negerai. Kaip valdau? Kvėpavimo vienas kitas pratimas, tiesiog išeit pasivaikščiot labai dažnai. Pamenu istoriją apie tą vat, būtent streso valdymą arba pykčių valdymą su savo geriausių vadovų mes labai dažnai pasikapodavom. Tie mūsų mitai būdavo, aš atkaklus savoj pusė, jisai atkaklus savoj pusė. Ir aš išeinu pasivaikščioti. Tiesiog į palei upę. Praeinu vieną kartą, žiūri, jis praeina, prasilenkiam, žinai, labas. Paskui kažkoks vėl nekoks mitas, vėl prasilenkiam, pasirodo ir jisai vaikšto. Ir po vieno tokio mito sako, žiūrėk, eis vis tiek prie upės pasivaikščiot, einam kartu. Gerai. Ir mes išėjom. Ir tada einam ir taip kalbam apie, jau nebe taip piktai, ir jis sako, žinau, ten vienas bičias žvejoja pastovi, galim tenai nueisim. Ir mūsų one-on-one patapo ėjimu. Ir gaunasi svandė, kai tu sėdė one-on-one, kai tu pyksti, tu vienas priešais kitą, tu puolimas gynyba. O kai eini tą pačią kryptim, tai gaunasi, kur einam. Ir tada gaunasi tas tavo, kur einam, ne vien tik tais apie kur einam pėsčiom, bet kur kartu, kur mes einam abu. Jeigu mes, ir žinai, kur einam, tai žiūrėk, jeigu mes pyksimės ir toliau, žinai, iki tų 100 milijonų nenueisim. Pažvengi, gera mintis. Ir aš tada irgi toks patarimas, jeigu yra kažkoks konfliktas ar su kažkuo išeiti, išvažiuoti ir važiuoti, žinai, kada akis žiūri į tą pačią kryptį abiejų, tas pats ir su klientais. Kur link mes judam kartu, kur link mes galim kartu pajudėti. Labai geras pardavimo metodika yra. Aš ir tu vieno kraujo. Geras. Taip. Ir užsiminė apie tai, kad turi jaudulį, net ir šnekėti viešai, tik čia prieš didelę auditoriją, ir paradoksaliai buvai vienoje didžiausių pardavimo konferencijų ant scenos atsistojęs pagrindinės. Taip. Kaip tai vyko? Laimingų atsitiktinumų dėka, galbūt taip. Čia vienas iš tų atvejų, kai nežinau, kaip realiai įvyko. Prasidėjo nuo to, kad norėjau, kad man patarė būk matomas. Aš darydavau daug darbų, bet nieks nematydavo. Nusprendžiau tai padaryti LinkedIn. Pradėjau rašyti LinkedIn. Ir buvo įvairiausių ir komentarų, ką jis čia daro, balta varna, panašiai. Šiek tiek pasiteisino. Tada gavau, tiesiog taip išėjo, kad buvo atsilaisino vieta ir pasiūlė kažkam iš Teltonikos ten sudalyvauti ir net nereikėjo, tiesiog pabandyti į atranką. Nuėjau, praėjau ir buvo puiku. Labai jaudinaus, bet aš savo pardavimo formulės pranešimą turbūt kartojau beveik kokius 250 kartų per mėnesį. Nuo iki, žodin. Žodin, kokius 205 kartų. Buvo apie mėnesį laiko, aš reiškia, jį 3 kartus sūnui prieš užmiegant pasakydavau, jisai jau ten paskaitom paskui, jisai tėti papasakok man, aš skrendu į Vokietiją ir žiauriai jaudinos. Tai buvo Tada į darbą važiuojant ir grįžtant iš darbo aš pakartau, žinau, kad tai yra lygiai 10 minučių. Tai aš kai atsistojau ant scenos, ten jau nebe aš buvau tiesiog išplaukęs kažkur tos 10 minučių tiesiog praėjo, aš žiūrėjau save iš šono. Tai suprantu, kad jaudinos labai, bet būtent tas pasiruošimas, kaip ir kalbėjome apie parodas, proper preparation prevents poor performance. Tai čia buvo proper preparation. Ir repetavau ir komandai savo parodžiau, ir kitiem parodžiau prieš lipant ant scenos, tai labai didžiuojasi tuo, bet buvo labai baisu, labai. Bet pavyko. Bijau, bet darau, tai kaip kitaip? Vienas irgi iš tų metaforų, pamenu, turim pusiau veikiančius gaminius. Nėra ką daryti, reikia juos pardavinėti, nes kitų neturėsim. Ir atsimenu irgi vadovas mūsų susikvietė visus pastatė, sako, įsivaizduokit, situacija yra tokia, yra bedugnė, kur bedugnė viskas. O kitoj pusėje ten, tarkim,
krokodilų gauja, arba, ne, jūs turit pagaliukus. Nu ir dabar ką mes galime, arba šokam mums viskas, arba bandom su pagaliukais išdaužyti tos krokodilus. Kito kelio nėra, eini ir darai. Tai kas nors norit šokit, galim, galit jūs visi, aš suprantu, kad jūs bijot, galite išeiti, viskas tvarkoja, bet kitu atveju, mes turim šansą, jeigu visi mobilizuojamės, bandom tos krokodilus nudaužti ir su pagaliukais. Tai taip ir eini ir darai. Bijai, bet eini ir darai. Visai jau pabaigai. Įsivaizduok, kad turi magišką lazdelę. Ją mojant, tavo ištarti žodžiai išsipildo. Galvojant apie pardavėjus ir pardavėjas, pardavimų vadus, kas būtų tai, ką tu sakytum? Mylėk savo darbuotoją. Pirmas dalykas. Tada mylėk save. Antras dalykas. Ir turbūt tiek. 10 Mykolo įsakymų nesurinksim. Ne, nereikia. Kuo daugiau, tuo blogiau. Kuo mažiau, tuo geriau. Čia less is better. Tai tu norėtum, kad išsipildytų taip, jog visi pardavėjai mylėtų save, o visi pardavimo vadai mylėtų savo darbuotojus. Taip. Kad ir kokie jie bebūtų. Fantastiškai. Prisidedu prie šito, linkiu kartu su Mykolu jums visiems to, kad išgirstumėt. Mykolai, ačiū tau labai, kad skiriai savo laiką ir energiją. Ačiū, kad dalinaisi. Ir iki kitų kartų. Ačiū.